Bet viskas ten tvarkoja, visi tyrimai nuostabus, ten žinai ką dar, nes ten dariausi ir daugiau, žinai, tyrimų, nu ten blitz 7 eurų. Nes pažiūrėjus, nepasakyčiau, kad to viskas gerai. Šliaupas, kuru, ką tu šliaupas? Žmogus sakė 1,5 metro. Nesakiau. Dabar pamatė 15 cm, sako, nesakiau. Nesakiau tai, blet. Pažiūrėk. Kur mane... O, tako. Nice. Sveiki atvykę. O tai, žiūrėk, kojas susidėjau, nakui jau. O tai Bibi Merkės, galiu pasakyti atvirai. Savaitės faktas arba faktas rifas. Faktas rifas. Dabar, o tai gali. Kai Emilis sėdė. Pradės marozį. Nekopijuojam, bet čia labai, labai patogu yra. Pas juos jau dabar maikai. Šotul. Šur, ne šotul, šotul į kosmosą skrenda. Kiek reikia pasakoti? Let's, karač. Let's shuttle to a rusiškai geriau skamba, blet, iš karto. O, eiktum, na. Tavo tėvas armijai, kad tai tarnauja. Tai tavo irgi. Biški Leonis dabar į pilvo, matot, turi vis laikį įtraukti. Aš čia neturiu pilvo. Nu ką, sveiki, visi atvykę į... Faktas seniai. Ne. Į ką? Kelintą. 23. 23. Mūsų nuomonė. Mūsų nuomonė 23, jūsų nuomonė nežinau kelintą. Gal pirmas. Gal jums pirmas yra, tai sveiki visi atvykę. Mes vėl dviese. Ačiū, kad prisijungėt vėl dviese. Nesusipykom su visais žmonėm, nieks nebedėjo. Jo, iš tikrųjų, tai toksai vyko, kaip sakai, perversmas gal, ne? Jo, pilnumo perversmas vyko. Nes Drungėla visą laiką išnekėdavo su žmonėm, žiedavo taip ir vieną kartą pasisuko. Ir jie pamatė, ką jis turi. Kokio dydžio šnipą turi. Viskas, nesidalina. Kokainus juo nesidalina. Gerais patarimais nesidalina. Gyvenimo kažkokia tai prasme nebesidalina. Aš dabar taip toli nuo tavęs jaučiuos, man taip keista dabar. Ir ačiū Dievui. Teismo sprendimu tai buvo. Teismo sprendimu, orderį gali. Teistumą turiu. Tai va, tai žodžiu, nieko, pasikeitėm setą truputėlį. Ir čia dar keisim, va, čia dar keisim. Šiaip iš tikro nustebino, nes mūsų šitai mažai laideliai parašė mergina tokia, kuri mums nori atsiųsti savo darbą. Iš pradžių galvoju, kad pėdų fotkę atsiųs tiesiog, blėt. Vis dar gali būti. Vis dar gali būti, dar nežinom, ką gausim. Bet pasakiau, kur siūs, tai atsiūs kažkokį savo darbą. Nelabai supratau, ką jinai daro ten tiksliai, bet kai tik tai gausim, kažkur čia pasidėsim, pasikabinsim. Ar nežinau, ten bus gal lėlė kokie. Tai tada ir padėkosim, tada ir matysim kas, nes dabar gali būti, kad pro bombą atsiūs. Jo, gali būti arba šūdų. Ir nežinosi, ar gerą TikToką rodo, ar bombą. Yra tik. Ir dar čia irgi siuntas keliauja, viską mes prisipirkę esam, čia pamatysit kitą podcastą pasijungsit, net pažįstamą. Jo, nakui, kosmosas įdėsim. Arba lygiai taip pat viskas atrodys. Arba lygiai taip. Nes nieks neišdegs, viskas prastai atrodys. Tai šiaip pagaliau atsisėdom, nes jau... Jo, nes prieš ten kėdžių nesėdėjom. Jaučiu ne viens banditas, ne viens jaučiu, kaip čia nelegaliai veikla užsimantis žmogus negalėtų pasakyti šito sakinio, pagaliau atsisėdom. Ačiū Dievui, pagaliau atsisėdom. Tai jo, sėdim, labiau fainai, tas stalas biškiai užpizdo, nes pas to reikia kažkaip keiktis daugiau pradėjo, nepastebėjai? Jo. Pohumą. Ne, vis laik reikdavo prie jo prisilenkti ir visą kitą, tai biškai sudėtinga buvo. Tai dabar va tiek, pakirtom, gavom fotelius, pasiėmėm, pasiskolinom, pavogėm. Nežinau kaip pavogėm. Pavogėm, labiausiai pavogėm realiai. Pavogėm. Tai... Bet dabar fotelė irgi tos pačios spalvos, šiaip realiai kaip... Jo. Nes šiaip čia siena pilka yra, mes pilkas užuolaidas. Jo, nes jeigu pistumėm tiesiog ant sienos tos, kaip ir darėm anksčiau, tai čia yra ir kiti podcastai filmuojami, tai labai Jo, nes užuolaida pilka labai pakeičia visą. Realiai nieko nepanašu. Bet žalia bazaro yra, tai irgi nusprendėm. Ir kainavo dvigubai daugiau. Jo. Visi pasiėmė visas spalvas, karas. Jo, nebeįmanoma. Mėlynas irgi ten specialas. Bet nežinau, ar pastebėjot, prie Drungėlos yra toks klauno kostiumas. Kakias makės, klauno. Kokia istorija prieš istoriją? Aš esu matęs ant scenos tave open mic'e. Tai va buvo čia mano pats pirmasis open mic'as, aš lipau su juo, nes gal čia pizda kaip jokingai yra. Ai, čia pirmą lipai jį? Jo, patį pirmą lipau, turiu nuotrauką irgi, jeigu nepamiršime, įmėsiu. Ir dar gal porą kartų buvau užlipęs su juo, bet aš iš pradžių galvojau, pas mane buvo tokia smegeninė, kad kuo aš jokingiau apsirengsiu, to bus jokingiau. Pasirodo, apranga nieko nesudar, apšė nieko nesudar. Aš esu pastebėjęs, kad jeigu tu rengiesi kuo labiau paprastai, tai tuo geriau. Tuo geriau. Aš seniau lipdavau su Hilfiger, ten megstukai, taip toliau. Ir bombindavau, na. Ne, tai dabar jo, bet čia tik antpetis. Antpetis antsiūvas. Ir mes filmuojam dabar, ne openą už valandos. Už valandos. Tai vis tiek tas pats. Ne, bet aš apie Maikas lipdavau. Žmonėm visiškai nėra jokinga apsirengti jokingai. Man atrodo labai jokingai, pasirodo niekam nėra. Yra džempa, bet atsimenu Kaune, kai buvom bičas lipo, kuris atėjo pasisveikinti.
pasisveikinom, viskas tvarko, ir ten jau persirengė tualetę ir tada atėjo ir buvo apsirengęs kaip benamis, kurio chatą sudegė. Nu, tipo, žmogus, kurio sudegė chatą ir tipo, visas toks apdegęs, jis ten ant scenos bandė rūkyti, apsimetė, kad geria, tipo, čia ten, vienas iš keiščiausių pasirodymų, jau per 2,5 metų esu daug matęs keistų pasirodymų, kaip ir tu manau, bet... Aš pats dalyvavęs, pats daręs kelis keistus. Jo, bet ten yra dar viena pana dabar, kur nesiniai tiesiog džempabė į kilimą susivinėjo. Dar prisiminiau irgi vieną atvejį Kauno, irgi open mic erdvėje buvo Mindaugas Demontas, mūsų gerai žinomas Demonas, kas matė Rose Battle, žinote apie ką. Tai bičias irgi atvarė normaliai apsirengęs ir prie visų, be krūmė į Songoko persimojo rūbus, kur labai aptemta. Ir lipo jau. Trim dydžiais per mažas, jo, lipo openą ir ta kažkoja pana pradėjo kilnuoti tiesiog ant stage. Nu, tipo pasikeitė iš žmonių, iš auditorijos, pakilnuoti paną kažką pritipimų daryti. Nu, kiekvienas savaip. Kiekvienas savas. Kiti pasakoja nejaukius bairius ant scenos. Jo, kiti pasakoja šiaip prastus bairius. Jo, yra tokių irgi. Yra tokių. Čia sėdi šitą kėdėje. ir nejaukis. Savikritiškas koks. Ir nejaukis, ir prastus. Na, nesvarbu, čia ne. Šiaip norim iš karto... Nepasijuok susirinkau. Jo, didelį ačiū pasakyti, negirdėti YouTube kanalai, kurie daro taipogi tinklalaidę, taip pat daro reaguojam video, būtinai eikit pažiūrėti, paliksiu čia kažkur. Mums davė stovus, tai labai džiaugiamės, mes čia dalinamės dalykais, mes mikrofus skolinam, jie stovus skolina ir taip gaunasi, kad smagu, kad yra žmonių, kurie... Bendradarbiauja. Taip, ir garso kortą per pusę pirku. Kur tiesiog finansus, šiaip 100 eurų kainavo, padaryti finansus pradėti pasako tiesiog. O kaip čia dabar, Davidai, be kepurės? Ai, joj, be kepurės. Ai, pamiršai pats. Šiaip mano kirpėja labai fainai yra, nes jis stebi mane Instagram'e. Ir jis vis sako, žiūriu į tave ir galvoju, bletas tavo šonas kažkoks netoks, karočią. Sako, reiks tave kirpti kitaip. Kerpa ir aš taip sėdžiu, sūt mane kitaip kirpi. Ai, jo, pamiršau pasitarti. Jau visą šoną. Bet man fainas, sakau, mane plikai galėtų nuskus, man poka. Man plaukai svarbu tipo, bet aš kažkaip pasitikiu kitais žmonėm. Tai, tiesiog, aš jau per visą kirpuosi porą metų, tai man jau, tipo... Ne, tai dėl kirpimo viskas gerai, bet... Jo, tai kažkaip man nukirpo tą šoną, va dabar apzulino labiau. Ir šitą, ir ta aikštelė matosi, tipo... parkingas, bet kai jie tipo apsikirpęs, tai aš kažkaip taip neproblemuoju. Okay. Man taip žinai. O tai kai šonai labiau apaugę, tipo to tada labiau... Jo, tada jau kažkaip hujoviau atrodai, nes daugiau plaukų ir ten mažiau plaukų, o dabar visur mažiau plaukų ir ten kontrasto, nėra kontrasto. Peršokom, pabaig dėl šitos. Ai, dėl ką labai nušokau. Tai nėra per daug didelės istorijos, tipo tiesiog... Ai, tai gerai, tai aš pabaigsiu. Ne, bet nežinau kodėl, galvojau, kad čia pizda kaip jokinga, ir tiesiog apsilkau, tipo sakau, sako, apsirenk pagal savo profesiją ir tipo, aš čia klounų aprangą apsirengiau, bet kažkas ten buvo, ar man atrodo, man pakomentuoti, kažkas buvo prie, sako, čia kaip Kakė Makė atrodo. O kodėl čia yra Kakė Makė? Nu ne, pas Kakė Makė panašus kostiumas, tik man atrodo gal... O kodėl šitą Game Bibis? Game Bibus, čia nežinau, čia brandas yra. Ne, ten yra idėja po B. Game Bibs. Nežinau. Game Bibs. Latviškai Bibis. Game Bibs. Ei, trauk savo Bibs. Jo, ir čia šiaip yra iš Humanos Šiaulių už 3 eurus nusipirkau. Kodėl čia? Draugė sakė, nepirk, aš nusipirkau vis tiek. O, jūs seniai aš ir būčiau pirkęs. Bet čia jau prie jo. Aš irgi, žiūrėk, davai, sutarėm, kad aš kažkuriam podcastui, gal ne kitam, gal dar kitam, atnešiu ir kažką pakabinsiu įdomaus. Šiandien šiaip mačiau pirkti tokią striukę Audi R8. Bet 5 eurai, tai video. Ir čia biškiai atrodo kaip pasikorė žmogus, tiesiog jeigu per bendrą žiūrint kamerą, tai nes čia labai linksmas žmogus pasikorė. Nesimato, jo, labai linksmas, anekdotus pasakodo, atrodo kaip šinčila. Čia jau beveik Aš karačią sužinojau, kad aš moku daryti vieną žmogų. Kokį? Aš karačią pradėjau daryti nesąmonės ir kažkas sako, blet, skamba kaip visiškai išreko tas tikras berniukas. Nu, ne tikras berniukas. Pinokis. Tas, pabandysiu dabar. Aš tikras berniukas, paleiskit mane, Farkvaido princas. Tai tu čia man buvai šitą sakė, aš čia sakau, kad tu grinai kaip pinokis. Nu tai va, tai tas žmogus sakė, taip sutapo, kad aš žmogus apie jų kalbėjau, čia yra. Nežinau, gal tau ir kažkas kitas sakė, bet tu jau praeitą kartą prieš podcastą, man atrodo, taip sakė. Ne, dabar jau aš visiems sakau, kad aš moku ir tada padarau ir sako, nu panašu. Panašu labai. Pakomentuokit, ar panašu. Jo, nes tu kažkaip pradėjai iš manęs tyčiotis, pradėjai tą balsą daryti ir taip. Jo, nes nosis to didelį irgi. Blet, čia per kiekvieną podcastą. Dėjau su Grimaliu podcastą, nes aš montavau. Aš montavau, tu montavai. Tai turėjau žiūrėti. Labai juokinga buvo, kur Grimalis sako,
Ai, tai jūs pieniai dar, tipo, mokyklos nebuvot, ne, kaip ten, dar jūs kažkurioje ten klasėje buvot, antroji taip toliau. Ir aš sakau, aš antroji klasė neseniai buvau ir tu sakai, Jonas nebaigęs. Ir mes toliau tiesiog kraulinam ir aš dabar pagalvoju, na, tu čia pasakei, žinai, toksai, kur jau suprato visi ir tu, Jonas nebaigęs. Tai paskui pasako keliam žmonėms šitą irgi, kad tu primeni man. Tai jokinga, aš baigęs esu jau 12 klasių dabar. Gerai, dabar 12. Nesi, 12 sėdė, oficialiai 12 dabar klasė. Tai jau mėnesis liko, ar būsiu baigęs. Laikysi egzus, ar nereikia to? Reikia kažką? Laikysiu, be abejo. Laikysi, ką, lietuvių ir technologijas, darbą priduosi. Bet kuo lengvesnių šausiu. Tai aš turiu 2 darbus, tai ką man dabar? Ne, bet tai tau, kad baigt, kada atestatų turėtų. Tai reikia egzaminus būti. Tai kokius laikysi? Tai žiūrėsiu. Ai, tai dar neužsirti. Ne, ten lėčiau viskas. Kas? Lėčiau viskas. Ai, lėčiau, tai kada tu rugsėjai laikysi? Ne. Kada rugsėjai 13 klasę įsitaka. 13 klasę. Tu turi tokį jausmą, kad nebaigsi. O kam tau šūlę baig dabar? Šiaip realiai aš pagalvoju, kai tau 3 metų yra jau darbą, turi viską turi. Man nėra. Nu ne, bet skaitykim. Šiaip man už 3 dienų 2 mėnas. 2 mėnas? Ne, blėt. Man už 3 dienų 26. 26. Kam tau 26 metų vyrai dabar... Su gimtadieniu, man ačiū. Dėkui. Kada gimtadienis? 21 dieną. Nepasveikinsiu, gerai. Kam tau šūlė vaikčiai, realiai? Nu, tėvų spaudimas. Ai, tėvai sako, kad šūlės nebaigė. Nežinau, kol yra galimybė, kol turiu laiko laisvo, tai reikia pasibaigti. Bet kam? Nu, nežinau, kam. Po to neturėsi laisvo laiko, jau bus per vėlų šūlę baigti. Nu, paskui ateityje nebus tokių galimybių, kaip dabar į tokias mokyklas, kur aš einu. Kokias? Nu, ne, į vakarinę. Gerai, ką nuveikai šiandien? Šiandien? Mėgojau labai ilgai. A ne? Žiauriai ilgai mėgojau. Blem, o man šiandien kaip tik buvo tokia, kur daug nuveikė. A ne, daug nuveikė? Ai, mašiną nusipirkau mašiną. Ne, nusiplovė. Nusipirkau mašiną 13 000. Neleidi pabaigti. Turi kodėl 13 000. Tiek sąskaitų turi dabar. Ne. 13 eurų kažkaip. Dabar labai prastai su pinigai. Nieko atsikėliau. 7. Oho. Tada užmigau, atsikėliau. Dabar prie naujo režimo, ne, jau anksčiau. Jo, bet užmigau, tada atsikėliau 9. Atsikėliau, užmigau vėl. Pavalgiau lovoj, nes sekmaniais lovoj valgau, kažkodėl taip gavosi. Pridripsinai į lovą. Galvoju, reikia varyti iki Sendaikčių turgaus, nes pas mane prie pat yra. Ai, aha. Urmo ten kažkur. Jo, Urmo bazėse. Adresą taip pasakysiu. Jo, prie pat gyvenu, tai nuvariau. Pasivaikščiau, kažko ieškau podcast'ui, bet nieko neradau, labai brangu viskas. Brangu, ne? Blet, sen ten kokių dalykų yra. Eik, tu ten seniau būdavo kažkaip, kad ten tokių, Sendaikčių, žinai. Aha. Dabar ten seniai yra tų indėnų kaukų, tipo, kur to, žinai, medinė tokia baisinė ir to dvi karačias strėlės ir indėno ta kaukė tokia, žinai. Eik, seniai ten po 208 eurų, nahui. Tada ten yra karačias tokių krikštolinių dalykų. Tada... Krikštolinių? Krištolinių. O, gerai. Gerai, krikštolinių. Nuo žodžio krikštas. Tai, daug visko. Ieškau, šiaip galvoju, gal karinį dainį nusipirkti. Šiaip gimtadieniai nori man kažką padovanoti. Nežinau, ar nori. Nežinau, ar nori. Gerai, viskas priklauso nuo to, ar tu man dovanasi kažką. Ne, tai nenori. Na, žinok, jau su gimtadieniais stabdyk. Labai daug visi. Ne, nieko, aš tikrai juokauju, bet sakiau draugiai, kad noriu karinio davinio, bet amerikietiško. Tai 6 eurų, čia nėra brangu, žinai. Okay. Bet nežinau, ar nupirks, tikiuosi, kad bet mane šiaip padovanojo gertuvę. Dabar labai darbė vandens daug geriau, tai reikia gerti vandens, žinai. Tai reikia. Stanley gertuvę padovanojo. O, Stanley, tai labą dieną. Premium klasės. Jo, tai iš tikrųjų. Premium klasės gertuvė. Nu jo, bet dabar gertuvo geros nuolaidos. Nesponsorinam. Blet. Nesponsorinam. Bet jei kažkas nori, kad pasponsorinam. Tai va, tai nuvariau ten, nieko neradau, tai nuvariau džymą, pasportavau, šią savaitę išėjau 4 kartus per savaitę pasportavau. Bliama, koks tu produktyvus, darbas susiradai. Ir tada grįždamas nusplovau dar mašiną. Apšyko. Jo, apšyko paukštis, nahui, tik nusiplovęs mašiną, įsijuodinau net padangas, vidų įsisirbiau viską, ir apšyko paukštis, bet nuvaliau paskui. Tada grįžau namo, pasidariau valgyti darbą, pavalgiau, tada išvažiavau čia. Dabar nufilmuosim, tada open mic'as bus, tada pizdysiu namo ir rytoj atestacija man. Atestacija? Darbe turiu praeiti 3 atestacijas, kad dirbt galėčiau. Okay, kas ten per atestacijas? Tai pirma atestacija tensis teorinė, 3 valandas duoda, turiu išlaikyti virš 9%. Oho. Tada... Baisiau negu regitrai? Kita bus per mano gimtadienį teorinė, praktinė. Ir tada bus su vadovo atestacija 3. Aha. Ir jeigu išlaikau visas 3 atestacijas, daugiau negu 9%, man atrodo, gaunu 500 eurų. O tai va paskatina, toks bonusas. O gerai, o jeigu neišlaikai, tai o tu gali dirbti, jeigu neišlaikai? Ne, perlaikyti turi.
Jo, jo. Okay, bet jau jeigu iš antrą kartą išlaikai, negauni. Nu tai tipo už tą pirmą gauni 2 PM ir už antrą 2 PM. Trečia vadovo tipo jau nieko negauni. Nu, nes ten dažniausiai išlaiko visi. Okay. Ir šiaip pirmas ten išlaiko, nes tu gali visko naudoti, žinai. Aha. Tu kiek mokinaisi jau dabar? Tai kaip kontrolinis, bet kur visko gali naudotis. Nu tai čia ir yra esmė pažiūrėti, ar tu moki naudotis visko. Tu su klientais bendrauji, tipo, nu tai tu žinai nežinosi visų atsakymų, nes ten yra tiek daug informacijos, kad nu čia šakis yra. Tai šiaip nėra, kad jaudinosi, nes pirmas 3 valandas dar kartosimės, tada, kartosimės, tai ten žiūrėsim, kaip ką, žinai, ir tada sėsim daryti, tipo, tai ten klausimai visokie, visą kitą, žinai. Okay. Nice. Nu, ten daug dalykų reikia žinoti iš tikrųjų, bet, normalu, kad turi patikrinti kažkokiu tai būdu. Nu, ja, šiaip gerai, kad patikrino darbę ir mokiai dirbti. Jo, nes biškai užpiso jau labai daug mokintis, jau 3 savaitės mokinuosi kiek ir, nu, tai žinai, ten, kai mokiniesi, tai ten minimumą gauni, tipo, tai tu ne, žinai, nes viskas nuo pardavimo. Norisi pardavinėti jau, norisi jau pardavinėti, žinai, bet sakau, pasaulis visai kitas, kur aš dabar esu. Aha, nereik meluoti. Jo, nereik meluoti. Gerai, jau kalbėjome šitą. Ne, nu tai jo, bet nereik meluoti, reikia sakyti tiesą, žinai. Tai, bet tas va. Šiaip crazy, kad reikia sakyti tiesą. Nu, žinai, pardavimas vis tiek turi būtent toksai, žinai, pardavimo technika, čia jokios technikos. Pardavinė kaip šeimos nariui, karoči. Šeimos nariui. Ja. Nu, bet taip ir turėtų būti, manau. Toks ir būtų turėtų. Jo, aš manau, kad čia ir protingiausias dalykas, tipo, žinai, iš vis meluoti yra blogai. Tokį, tiesiog. Gėjai svetimos moters, blogai žudyti, blogai meluoti. Gėjai svetimo turto blogai yra. Jo, viskas yra blogai. Tai nieko nenuveikia, tingėjai visą dieną. Brava, šiaip baisiai. Okay. Bet tu džymo abonementą turi? Turiu, bet labai prastai. O pastai tol džymas nuo namų? 10 minučių. Pieškom? Jo. Aš į slapdžymą dar pieškom neės, bet pas mane, jeigu eičiau, būtų kokios 7. Ai, ne? O tai tu važiuoji visada? O kiek to važiuoti trunka? Ilgiau, 100%. Nu tai reikia žiedai važiuoti, tada pravažiuoju vėl pro savo namus, bet jau kita kelio pusė. Ir tada įsuku į... Tai kiek užtrunka? 3 minutės. Ai, tai sutaupai. 4. Nu jo, bet žinai, ten dar kojas, jeigu darai, tai man pareidinėti paskui, tai... 7 minutės. Ai, turėjau įvykį, papasakosiu, blėt, čia buvo geras. Ir nuvariau žodžiu, darbę pasidariau tyrimus visus, nes ten buvo atvažiavę, mums kaip tik draudimas dengė, ten pasidariau testosterono tyrimus, visą kitą, žinai. Ir vienas iš tyrimų... per daug tikriausiai. Ne, viskas, žinok, normos. Normos. Iš vis daktarai sakė, kad pas mane, pavyzdžiui, cholesterolius, jisai sakė, ant senos galiu lipti. Sakau, ką? Mano darbas toks. Kodėl ant senos? Ne, nu dar smė, tipo, kad mane kaip pavyzdį reikėtų statyti ant senos ir visi galėtų žiūrėti. O, koks pas tai geras cholesterolis. Jo, ten 2,2 gal. Nu, tipo, bet čia gera, nes yra kažkokie skirtingi cholesteroliai. Tipo. Ne, tai tas geras yra geras. Geras jis yra. Jo, cukrus geras, nu žodžiu, viskas ten zaibys, bet vienas kepenų... Cirozė pas tai. Ne, kepenų ne fragmentas, kaip tas žodis? Fermentas. Vienas padidėjęs, ten turėtų būti iki pydis, o ten šiam 5, žinai. Nu, galvoju, užsiregistruosi pas daktarę, užsiregistruoju pas daktarę ir man sako, pasakyk visas savo problemas, nes man gėda, blėt, sakyti visas problemas. Na, kokios savo problemas? Sako, pasakyk visas problemas. Sakau, tau? Sako, daktarė. Gerai, sakau, nuvarau žodžiu pas daktarę, o prieš tai vieną dieną turėjau migrenos priepolį. Bele kokį. Gulėjau ant grindų, kad 20 minučių ten raičiausi, nes nupizdavo. Pas aš turiu migreną. O darbe ar namuose? Darbe. Jo, tualetė nuo jo grindų gulėjau. Nupizdavo ten visiškai. Tai man kartais, man užeina, tipo, aš esu sakęs, kartą į metus, intervalas mėnesio ir būna per dieną iki pusė valandos iki valandos. Tipo. Bet kartais būna silpnesnis, o kartais būna, kur, mirt nori tiesiog, žinai. Tai turėjau, žinai, ir ant rytojus nuvarau pas tos daktarus ir galvoju, viską susirašiau, ką pasakysiu, žinai, pažiūrėjau tyrimai visi huienį, sakė, ten tas kepenų, ten pohui, ten jisai iš vakaro pusė skardinės laus išgėrės, ten gali būti, sakė, 200, ne 200, tipo, bet ten... O buvo išgėręs prieš tai? Ne, bet viskas ten tvarkoja, visi tyrimai nuostabus, ten, žinai, ką dar, nes ten dariausi ir daugiau, žinai, tyrimų, nu, ten blitz 7. Nes pažiūrėjus, nepasakyčiau, kad to viskas gerai. Kuro, comedy gold. Žodžiu, tai viskas gerai, visi tyrimai nuostabus dėl tos migrenos. Sako, kadangi aš daręs ten tyrimus, lindęs į tą tunelį dar Danijoje, kai buvo prieš 5 metus. MRI? Jo, tai MRI. Tai čia pas mane kaip migreno, ten kažkokie kitokie yra vakar. Ten, viena iš Erikos draugų ir mano draugų medikė ten sakė, bet aš neatsimenu to pavadinimo. Tai, sako, išrašysiu vaistų nuo skausmo. Stiprių vaistų nuo skausmo, 2 tabletės. Aha, galimai jau kur beveik narkotikas yra. Greičiausiai, nes kompensuojami. Okay. Sako, kai prasidės, išgerk 1 tabletę. Sako, ten 100 mg yra, ten kažkokio solpadeino, man atrodo, yra daug. Solpadeino. Sakau, mes tada ten šnekam apie kitas problemas, ten apie spaudimą, kad aukštesnė, žinai, visą kitą. Ja. Taip, bet aš ten tyrėsis buvau irgi. Sako, žinai ką, gal tu gerk pusę tabletės pradžio, aš sako, gal biškai persistengiau. Bet sako, kai išgersi, greičiausiai bus šaltinis poveikis, nes jis labai dažnas. Sako, biškai galvas vaikalius, sako, toks apdujęs būsi, žinai, pridusęs toks. O tu šiandien gal geri? Ne, šiandien negeras, aš to nes atvažiavau irgi pridusęs. Sakau, gerai.
Ir galvoju, žinai, bus kaip bus, nusipirkau tų vaistų, žinai, kompensuojami, kas keista, žinai, tokios, blėt, toks pakelis ir 2 tabletės, kur vos ne kaip su ibupromu, kai mane apipiso, žinai. Neapipiso, Neapipiso, kur ibupromo, normali, blėt, pakuoti, 4 tabletės. Gerai, kiek buvo? 2 parodžiau. Antipakaimo. Antipakaimo kiek buvo parašyta? Parašyta 4 capsules. Nu tai ką? Nu tai aš nemačiau, nahui, galvoju, dėl 2 PM kainuoja. Žodžiu, pabaigsiu su vaistais. Gerai. Nueinu į darbą, primesk, sėdžiu ir jaučiu, kad biškai pradėjau spausti. O man kai pradėjau spausti, arba bus labai hujovai, arba bus tiesiog hujovai, žinai, tipo. Ir aš nežinau, kuris variantas, gal įpis tą tabletę. Seniai įpisau tą tabletę, nuėjau valgyt, valgau. Atsijungi? Toks piso, karoči, žinai, kaip ant supinių būtų. Oi. Blet, pradėjau galvą svaigt, panika prasidėjo šiandien. Dar blogiau, pradėjau visas panikuoti. Seniai, kai pradėjo mane spaust pečius, karoči, čia kairę ranką numušė, visiškai negaliu pakelti. Seniai, čia viskas spaudžia, atrodo, kad žmogus ant nugaros, karoči, sėdėtų, pizda, tai pradėjau. Mečiau nahui tą maistą, ten pusį suvalgęs, pusį nenueinu, karoči, į kabinetą, ne į kabinetą, į savo komandą. Sėdžiu, pizda, kaip, nenormaliai skaudėt, pradėjau visą, tipo, energijos nebėra, nieko negaliu daryti, karštis išmušė, karoči, raudonas, visas galvos skausmas praėjo, bet pizda, pirmiausia galvoju, karoči, reikia ChatGPT paklausti, kas čia vyksta. Aišku. Parašiau ChatGPT, kiek gali užtrukti simptomai, nes parašiau vaistų pavadinimą. Parašė nuo 4 iki 6 valandų. Eikstu, na. Tu visą darbą pradėsiu, kur aš pradėsiu. Bet paskui pradėjau slopinti, žinai. Ir tada aš galvoju, ir aš jaučiu tuos visus simptomus ir galvoju, parašysiu, kokie yra šalutiniai poveikiai. Parašau, šalutiniai poveikiai yra gan dažni, vienam iš 10 pasitaikantis ir išvardino gal 9 poveikius, kuriuos dabar jaučiu. Visiškai identiškus, seniai. Silpnumas, kairės pusės atjungimas, pečių karačias skausmas, kaklo skausmas, sprandos skausmas. Bet čia vienam iš 10. Oro trūkimas, karočią. Aš nežinau, kas blogiau. Ar tie šalutiniai? Jo, bibi, žinau. Aišku, ten va, kai buvo tas belė koks, ten aš su sąrėmiais vadinu, tai jau blogiau, geriau šiti negu tas galvos skausmas, nes ten sakau šakės visiškai. Bet, pizda, aš neatsimenu, kad tokių vaistų buvo ragavęs. Eik, tu savo, bet o kaip tau gali būti visi tyrimai, viskas sakė ir tau tokios migrenos būtų? Nu, čia yra migrena, yra iš vis vienas toks iš dalykų, kuris nėra išaiškytas iki dabar, kaip jisai vyksta, kodėl jisai vyksta. Man tie vaistai praplečia kraujagyslės, tai kraujagyslės vadinasi užsidaro tipo galvoj ir dėl to vyksta migrena, atseit. Tipo. Bet taip tau, tos vaistus praplečia. Jo, ir kai praplečia tau pizda tada, nes tu nežinai, kur randiesi, žinai, tipo. Tai daug kas turi migreną, labai dažnas dalykas iš tikrųjų, bet kiti turi va tokias kaip aš labai džiaugiuosi, kad aš tik tokią turiu. Jinai stipri, bet jinai yra kartą tik tokia. Tai jinai yra stipri, bet jinai yra kartą per metus, kai atšyla oras. Bibi žino, kodėl. O kiti, pavyzdžiui, aš turiu draugelio mama, pavyzdžiui, turi kiekvieną dieną migreną. Nusiseniai, aišku, yra leidžiami vaistai, ten bijo kažkokį ten įvadį. Vadinasi, biogalaktiniai, kur kažkokie biogalaktiniai vaistai, tai seniai juos leidžia, aišku, jie žiauriai brangus yra, bet jie kompensuojami, bet juos, žinai, sunkiai išrašau, ten turi Max migreną turėti, man sakė, kad aš tikrai netitiksiu jos. Ir viskas, gauni tos vaistus, susileidai į pilvą ten ar į šikną ir gyveni gerai, žinai, tipo ten kas mėnesį. Gyvenu gerai ir nesvarbu, ką tu manai. Bet tai čia žiaur. Jo, migrena pizda yra, man prieš 4 metus 5 kokius prasidėjo, aš tada pasidariau MRT. Ten neradau kauglių nieko, sako, čia kažkaip gali būti su psichologija gal susiję, žinai. Tada nuvariau pas psichiatrą, nes ten turėjau panikos atakų, išrašė kur aksanokso, ble. Tiesiog nuraminau. Jo, bet negėriau aš jo nei vienos tabletės, kažkaip man baisu šitais psichoterapeutų. Nors šis sanoksas, tai tipo, žinai, labai toksai dažnai vartotinas ir ten paaugliam netrašo jį, žinai. Bet, nu, žodžiu, tiek to. Tai paskui dingo tos panikos atakos visą kitą, bet migrena likus yra. Wow, ok, blema, čia žiaur, nes man iš vis niekada galvos neskauda. Tipo, man toks dalykas, aš nežinau. Man per gyvenimą gal 3 kartus galva yra skaudėjus. Blėts, patenkintas turėtum tu būti, nes sakau, čia pradeda skaudėti, čia tada čia pereina, tada į priekį, akis ašaruoja visą užtinsta, tada atgal vaikšto čia visur ir dešiniai pusėje, tai galvo, žinai. Nuskausmas nenormalus, ta prasme. Tai man vienintelis dalykas, kas padeda, tai aš kišu galvą po šaltų žiauriai arba labai po karšto vandenį, žinai. Kad arba nudegint, arba nušalvil. Skura plaukai, va taip. Tiesiog. Tai jo, karai. Eik, tu sablemai žiauri, aš labai nepavydžiu to. Tai jeigu turit migreną, tai neturėkit. Neturėkit, tai galit pasirinkti, turėti ar neturėti, geriau neturėkit. Neapsimokai žiauri. Labai blogai. Kiek čia filmuojamės jau? 25 minutės kažkaip. Na, tai dar papazarinu. Dar papazarinu. Jau atrodo, nori išeiti iš čia. Ne, dar pašneka, dar. O ką aš čia dar norėjau sakyti, kaip su komedija reikalai dabar, ką gero? Nu, biški buvau busy, praeitą savaitę tai nebuvo busy, bet užpraeitą buvo apšildžio Marką Jurbarke.
Jurbarbarbarke. Kaip sekės? Neblogai, ką žinau, vidutiniškai taip nebuvo, kad ten labai wow, bet Markui sakė, užteko, nu, tipo, kaip ir viskas tvarkoj, o paskui Kaune apšildžiau, tai jaučiu viduje, tai daugiausiai, kiek žmonių esu apšildęs, 400 žmonių. Ai, eiktų savo. Jo, tai prieš 400 žmonių dar porą kolegijų atėjo. Tai gerai sekėsi. Nu jo, Kristis prieš pirmas kolegės lipo. nesinori blogai pasirodyti. Jo, bet dažniausiai, kai kažkas ateina, hujovai man vis laik sekasi. Būna, šiaip ir labai gėda po to, ne toks, na. Tipo, tu žinai, ką tu, kaip nes kiti būna jos, pasirodymai. pavyzdžiui, jeigu būtų, žinai, man hujovai, jos nesupratę būtų, nes jos, kai žmonės nevaikšto kiekvieną dieną jo pamaikus, tipo, ar ten kažkur, žinai, jie nežino, kad būna tokių vakarų ir čia viskas tuo tvarkoja, žinai. Tai va tas ir esmė, nes jie vieną pasirodymą mato, žinai, ir galvoja, kad hujovai. Tai čia... Jeigu ten, žinai, tau iš 20, pavyzdžiui, 18 gerų būna, tai all good, bet jei tau iš 20 būna vienas geras, nu irgi gal all good, bet jei iš 20 nulis būna, tai tada gali biški kažką. Nu, bet tada neimtų tas apšildyt, Markas. Jo, ne, tai aš čia, žinai, tiesiog, bet tai smagu buvo, 400 žmonių, Kauno kultūros centre, tikrai smagu, pasirodžiau ir šutnau namo, karočiui. Tai va tiek. Faina buvo, šiaip su komedija, va tiek yra. Vakar buvo open mic, ne vakar. Kas čia bulėt bazarį, ketvirtadienį buvo open mic Kaune Džempabė, gerai sekėsi, tikrai uždarinėjau visą vakarą. Tai achuėna. Tai uždarė, ne? Jo, visi, kas norėjo važiuoti namo, tai neuždarinėjau, nes, nu, jisai šiaip, žinai, daugiau patirties turi geresnis. Tai, jo, tai ką žinau, zaibys, gerai sekėsi, šiandien bus matyti, kaip seksis. Kažkaip nesiparinu, vis mažiau su tais open mic. Vis mažiau, ne? Vis labiau pohui daro. Vis labiau pohui. Stengiuosi, tipo, bet tiesiog pohui iš to, kad lipant nebe ten, žinai. Vis laik yra ta širdį, žinai, prieš jau, kaip pasako vardą, pavardę, bet nėra, kad ten labai... Jo, nusikatinom ten kažkur. Sušalau dėl to. Jo. O šitą žiūrėjau Euroviziją, Deivis? Jo, žiūrėjau Euroviziją. Jo, žiūrėjau, gerai. Jo, nu, į kitą ten. Jo, žiūrėjau vakar. Geras. Vakar. O abu pusfinalius žiūrėjai ar tik finalą dabar? Kur buvo? Vakar. Mėgau patraukti, nu, ne, žiūrėjau, pirmą nežiūrėjau. Antram žiūrėjau iki Lietuvos. Aha, po to kas atsitiko. O finalą vakar žiūrėjau iki galo. Filmuojamės 20... Filmuojam... Vakar buvo karačia Eurovizija. Koks skirtis. Jo. Bet vakar buvo. Dar čia kol ketsimės. Jo, čia, nahu, jau bus. Jau bus nebeįdomu. Pusė žmonių, blėt. Vakar buvo Eurovizija, tai žiūrėjau. O kodėl antrą pusfinalį tik iki Lietuvos pažiūrėjai? Nebeįdomu to buvo po to? Man Eurovizija iš vis neįdomu. Iš vis? O tai kodėl žiūri tada? Draugė Lietuvą? Tai nes už Lietuvą. Ai, už Lietuvą. Vyrai. Pachūrai, iš Lietuvą, na. Tai dėl to ir pažiūrėjau. Taip. Ne, nelipi draugė. Bet šiaip, jeigu mano nuomonės norėtum paklausti, ko greičiausiai ir nori. Tai taip. Nes toks žiūrėjai, jo žiūrėjau. Tai kalbėjai. Daina Hujova ne mano stiliaus visiškai. Bet aš suprantu, kad žmonėm, kai kuriem patinka toksai stilius, tai, nu, negaliu sakyti Hujova, čia man tiesiog ne mano stiliaus. Gal ne tavo skonis. Hujova žodžiu. Skonis draugų neturi. Ištrinkim iš mano sakinio. Ne mano stiliaus, ne mano skonio daina. Bet kai pamačiau pusfinalį, aš nemačiau nei repeticijų nieko, ten girdėjau tik tokią plius minus, ten ką jie ten kaip dainuojasi. Bet sakau, rautilių ieškai, kas to. Ne, man atrodo, tik šitą koją neapsimau. Ai, vieną. Gerai. Tai... A tau viskas, sakai, atrodo, trumpina tau smegenį. Ne, aš tiesiog dabar pradedu, žinok, prieš sakant mąstyti. Mąstyti? Jo, pirmą kartą pradėjai prieš kalbą. Žmogai Žemaitaitis, o dabar mąstyti pradėjau. Kur šikau žodžiai, o dabar pradėjau gal mąstyti. Ne, tiesiog noriu suformuoluoti, kaip čia pasakyti. Tai faina daina nebuvo man. O čia tai tikras kalbėtas. Gerai, kai pamačiau pusfinalį, kai dainuoja, su tais efektais, jūs kokiai ten per debesis eina, nu blėt, praėjau šiurpai, žinok, neapisibrau. Tikrai praėjau šiurpai, toksai, jis tas bičias nemirksi, man labai patiko Confident, kad jis toksai, žinai, eina ir tavo, nu, tipo, čia nedainuosiu, bet labai tvirtai ėjo, labai žiūrėjau iš tą tvirtai, tada atsikėliau, pamačiau, kad pateko, nu ir paskui susiorganizavom su Hebra pažiūrėti finalą, tai buvo vakar iki 2:30 nakties finalą žiūrėjom. Okay. O rimtai labai jau įsijautė buvo, ten turėjot korteles kažkokias, po kur žymėjotas kažką, ar tiesiog žiūrėt? Aš niekad gyvenime, kiek žiūrėsiu Euroviziją, vis laik sakau, kad nežiūrėsiu, bet žiūriu kaip ir daugumą, nesu ten žymėjęs, daręs ar kažko. Okay. Bet Lietuva normaliai vietą užėmė keistoką dainą, 16, manau, čia all good. Labai liūdna dėl Estijos, nes iš pradžių buvo 1 tašku, antroji vietoj. Jeigu vienas būtų pirmoji už Izraelį, nu 2 taškai, tipo, ar ten lygiai būtų, žinau, bet kadangi 3 liko, nu tai 1 tašku ne 2, tai jo pohu, bet jei 1 tašku ne pirmi būtų, tai būtų dar liūdniau. Jau jie išprotėję būtų, jaučiu.
Okay. Tai Austrija laimėjo, Zaibys, Austrijos nemėgstu kaip šalies, buvau jau ten, brangu. Gražu, brangu. Vien dėl to, kad brangu. Jo, labai neadekvačiai brangu. bet vienoj, tai nežinau, gal ten kitur. O dviejose? Dviejose gal ne. Gal nebūtų tai brangu. Tai smagu, kad laimėjo Austrija, žiūrėsim, nes jie būtų Latvija laimėjus arba Estija, įdomu, kaip būtų atrodus Eurovizija. Normaliai, manau, būtų susimetę, Baltijos šalis susimetusios būtų. O tai kur jie darė būtų? Nežinau, yra Latvija ir Estija kažkada laimėjo. Daug seniau. Ne? Jo. Stadionė tiesiog. Mes tik Lietuva nesam laimėję nei kartą. Nu tai, jo. Tai Latvija ir Estija, tipo, yra laimėję Euroviziją? Jo, seniau kažkada. Jo, 22. Nu, tipo, 1900. Nu, ne, Eurovizija šiaip ne toks jau senas dalykas, bet yra laimėję. Eurovizija kokį šią metų yra jau? Jo, šiam. Tai realiai šventė tą dalykas. Kaip Šveicarija. Tai šią metą daržovės. O žinai, kas? Ką sakei? O, žinau, spėk, kiek Airija kartų laimėjus yra. Sakiau, kiti 60 metų jau daržovės. Ai, blėt. Nebūgit. Nu čia jeigu prastai gyvenime. Spėk, kiek Airija kartų laimėjus Euroviziją. Daug bus? Nu, spėk, tiesiog. Kiek? Ireland. Va su tokiom dainom, kaip vakar. Ble, nulį negali būti, bet. Nu, kiek? 13. 7. 7? Aik, to na. Aš nesuprantu, kodėl Šveicarija kurva į top 5 papolį. Kujoviausia daina, blėt, iš tikrųjų, pana atėjo, blėt, paspigė ir viskas. Nu, vienu šotu viskas buvo nufilmuota. Tai kas? O tu matėjai tame pusfinalį, kaip jie, tipo, repetavo, nes jau buvo ar taip patekę, nes, laimėjo praeitais metais, kaip su, tipo, užfryzino kamerą vidury pasirodymą. Nes ten su vienu šotu eina ir užfryzino tiesiog. Nematėjai. Ne, o tai kas čia, kad su vienu šotu čia, tipo, wow? Nu jo, tipo, neskirtingom kamerom, tiesiog vieną. Tai kaip tik low budget, kurva. Ne low budget, bet. Low budget. Kaip skiriasi? Low budget. Low budget. Low budget. Low budget. Low budget. Low budget. Ok, tai Šveicarija tau nepatiko, o tau Austrija patiko Zaibys daina? Neatsimenu. Laimėjo. Ai, jo, tas bičas. Neprisimenu, laimėjo. Jis turi balsą. Seniai, jei man talento, nu jis talentingiausias jau čia ten buvo, žinai, nes jis išstaugė, nu wow. Okay. Atsimenit, ar ne? Aš prisimenu dainą, bet man tai nepatiko, aš tai nežinau, kodėl. Nu, bet jisai žiauriai, nu, blėt, jūs... Nu, ką, tipo, Dima, ne Dima, koks... Bilan. Ne Bilan. Bet 2 minutės šlovės Ilija, kur buvo ten kokiais 20. Ilija. Kaip tu atsimeni tokius dalykus? Lygiai taip pat daina, absoliučiai apie nieką, arba... Nu, man tai nieko įspūdį. Nu, bet jisai talentingas. Talentas, bet pati daina, tu prisimeni, kaip daina skamba? Ne. Nu, bet aš neatsimenu, blėt, tai lietuvių, tai kaip daina skamba. Tavo. Kieno eilė šunį. Tavo. Prisimeni, brama, Tommy Cash ir tikrai prisimeni Estiją, tipo espresso macchiato. Jo, jis kurovatnikas, tu primeti? Ai, ne, jis jo davė rusam interviu. Blėt, jo, karočiui ten ir daug kas ten surežisuota iš jo tos dainos yra rusų, blėt. Čia crazy. Cancel Tommy Cash. Ne, blėt, nesakyk, taip, nes angliškai paskaitai, jas jau tai kuros straipsnis išeis. Two guys in very, very, very small podcast. Fact seni. But they changed their background. So now... Ne, bet, nu, tipo, bet daina įsimintina, tas kiek, nu, espresso macchiato. Labai įsimintina ir man labai patiko ir mano favoritė buvo visiškai, iki kol nesužinojau, kad jisai jam, tipo, Zaibys, ten Rusija, tipo, ir visą. Nu, tas labai hujau. Nu, čia žiauriai hujau. Okay, labai hujau. Latvijų irgi fainų, nu, tipo, buvo daug fainų dainų ir Izraelis antra vieta. Tu Izraelį prisimeni, kas ten per dainą? Nu jo, bet ant bokštų užlipo ten. Bet jinai, mačiau, kad užpirko reklamas, tipo, su kiekvienos šalies kalba, tipo, lietuviam, tarkim, leido, balsuokite už mano dainą, 0,4. Bet čia ir dėl karo dalykas, čia negali kaip nori žiūrėti, bet Eurovizijoje yra daug labai to. Politikos. Bet šiaip visai normalu, nes, pavyzdžiui, žinai, aš ten, tarkim, pagalvojau, kad huine, bet iš kitos pusės mačiau komentarą, kažkas tipo parašė, oi, čia tikrai ne politinis renginys, žinai, nu, kad tipo politinis ir tada kažkas pakomentavo. Tai gerai, leiskim tada Rusijai dainuoti. Ir, blėt, pagalvojau, kad nahu jau geriau tokiu politinis būna, negu kurva Rusijai. Jo. Ne, tai yra pilnumoji politinis, labai daug. Nu, bet šiaip pagal viską taip neturėtų būti, žinai. Nu, čia tas pats, kaip, blėt, ten, žinau, kažę lošį ir vienas žaidėjas, tipo, labiau dažniau leidžiama žaisti, tipo, nes, tipo, ten, nu, žinai. Nu, bet čia yra komercinis dalykas, nu, tipo, jie dėl pinigų daro, tai čia, tipo... Atsiribom nuo bet ko, nes aš kaip kūro pasakau kažką, paskui atrodo, kad nes jie savo taisyklės diktuoja, tipo, kaip jie nori, taip jie daro, tai jeigu nori neleisti ir neleisti. Bet va, kas yra neteisybė? 2 dalykai Eurovizijai. Nu, sakyk. Pasakysiu. Sakyk, berniu. Galvoju. Kad
daugiau šaibų sumokėjo patenka iškart į finalą. Jo, suprantu kodėl, nes tipo rėmimas taip toliau, nu bet blėt. Čia kurva nusipirki tas pats kaip pas daktarą greičiau, kad prieiti eilė, žinai, tipo, jo. Nu čia į privačią kliniką. Jo, čia, nu ne į privačią. Jeigu tu, žinai, čia kyšis yra visą pirma. Okay. O antras dalykas, kad antrą dalyką va ir pamiršęs būsiu. Du labai svarbus dalykai, kuriuos noriu pasakyti. Antrą ir pamiršęs būsiu. Ai ne, kad Šveicarijos, blėt, pribalsavo, kad tipo ir dahuja davė ir šitie ne žmonės, o... Ne žmonės, gyvuliai. Kas davė? Komisija, jo, kad davė labai daug ir kad ten jie top 5 buvo. Nu labai prasta daina. Tiesiog pana eina ir dainuoja. Viskas. Tai čia kiekvienas šotų, bet kiekvienas pasirodymas. Taip, tada jeigu tu taip žiūri. Ne, nu, tai ten, pavyzdžiui, efektai, ten pasikeitimai, visa kita. Na, ten lemputės buvo, nu, man, nu, tipo, nebuvo jau taip. Viena blėt ant mikrofono, kurva, išskrido. Jo, ich komme. Jo. I come. Jo, į dangų. O viena ant kamolių šokinėjo, ten lūpas buvo ant sėdo. Gimdymo kamoliai, pas mus darbė yra tokie. Tai panas vadina gimdymo kamoliai. Okay. O tai kuris savo labiausiai... O, ta fagnės laužė, kad sargi. O tai kuris savo labiausiai patiko pasirodymas? Nu tai estų, kol nesužinau, kas patinkai. Tai būtum labiausiai norėjęs, kad laimėtų, tipo. Nu jo. Ok, o lietuviai? Lietuviai, nu tai tu sakai, tau nepatiko daina. Ne, nu tipo bus faina, kad lietuviai laimėtų čia be klausimų. Aha. Bet šiaip aš sakau, nesu toks didelis Eurovizijos fanas. Ten kiti sėdi, o čia vakare Eurovizija, pizda. Nu ne, man tai proga išgerti su draugais alaus. Ne alkoholį. Ne alkoholį. Ok, nu man tai visas, nu jo, irgi toks pasibuvimas su draugais. Jo, pasibuvimas, tik kad ilgai, labai užtesta, blėt, iki pusės 3, na. Nes mes irgi žiūrėjom ir jau skelbė komisijos balsą, nu tipo iš komisijos pradžios skelbė, 20 paskelbė. Ir tada atsibundu, nes buvau užmygęs pasirodo. Ir jau winner. Sako, jau winner. Aš galvoju, what the fuck, dar turėjo būti žiūrovų balsai, viską. Aš pramėgau. Tai taip, bet aš pramėgau, viską atsikeliu, jau rašo. Winner, Austrija. O tai pana neužmėgo? Užmėgo, man buvo, bet net nesijautė, tipo, žinai, miego, nieko, tiesiog atsikeliam, viskas. Okay, nu, bet čia gal ne Euroviziją kaltyčiau, o tave? Nu, tipo, tavo ne, tai ne, aš irgi ne Euroviziją kaltinu, bet aš pasimečiau, nes aš žiūri, jau atsikeliu viskas, jau baigė. Žinai, pusė, kai geri, atsikeliu viskas, jau dar. Blekautas. Jo. Matai, kad anglai nulį gavo žmonių. A ne? Nemačiau šitą. Nemačiau. Aš nemačiau, kas kiek kam davė, nes užmigom. Žiūrėjau, juokinga, nes ar ne nulį. Ne, jo 0, man atrodo, gavo, bet labai juokinga, kita ten 2 gavo, karočią, nu, ble, taip juokinga yra, kur anglas tada tas vienas bičias iš vis 0 gavo ir iš teisėjų, iš visko, visi su 0 pabaigė. O dabar San Marinas su 0 pabaigė, berods. Ai, ne, bet, ir gerai. Nes seniai juokinga, kur tipo sako, kiek tipo gavo, sėdi, 0, na. Bet kaip, tipo, iš vis yra, bėm, čia su... Nu, tiesiog nieks nesubalsuoja ir viskas. Kaip gali, nu, nieks, nu, kažkiek vis prabalsuoja. Keista yra tas, kad pačioj, šitoj, kaip pasakyti, Eurovizijoje visą laiką, kai pradeda, tarkim, atsiprašau, iš komisijos balai, eina jie pagrindę, daugiausiai balų eina top 5 šalim. Nu, kaip taip sutapt, žinai? Tipo, jo, suprantu, bet tai ten... Kurva atrodo, kad vieni duoda, tipo, ten Šveicarijai, kiti galvoja, blėt, mes ir duodam Šveicarijai, žinai, toks, ai, pohui, davai, pohui, nes ten davė Latvijai, Estijai, Šveicarijai, Austrijai, Izraeliui ir Vokietijai, man atrodo, ar kam, kad, tipo, labai daug ten iš šiam kelių šalių, tipo, daug, nes šiam kelių šalis ten buvo, ar kem kelios, neatsimenu. Duoda, tipo, visi, žinai, šitom šalim, po 12 kartų. Nu, bet tai Latvija, tai jos mažas, tipo, šalis, tai čia nėra top 5, tipo. Ne, bet ta prasme, kad juries, tipo, duoda pagrindę top 5 šalim. Iš 20 šalių balus. Pastovi tom pačiom, tipo. Jo, tipo, nu, aš suprantu, blėt, iš 20 pasirodymų, kad taip sutapt, kad tom 5 būtent, nu, ten nebuvo jos kažkokios išskirtinės, žinai. Nu, bet vadinasi, yra konsensusas, kad daug maž plius minus. Tai kažkoks yra, tipo, žinai, va pagal ką jie vertina greičiausiai, kad taip ir vyksta. Tai man patiko Katarsis, kai gavo rezultatus iš žmonių, tipo, toks, nu, bet šampaną ir atsigėrė. Ne, ir atsigėrė šampaną. Tai jau fainai visai. Tai, na, smagus visai, kad vyksta tokie dalykai. Tegu jie daro tas savo. Jo, tegu jie savo daro. Kiek žinau, kad dabar buvo bilietai į Šveicariją po 3 sotus kažkur kainavo, vien tik tai nuskrist. O įdomu, kiek kainuoja pačia Eurovizijai būti? Blemba bus, jaučiu, žinok, taip, nemanau, kad ten milijonai. Jaučiu su Bartuševičium buvo. A, ne? Jo. Palubėjai jaučiu, gali sėdėti iki kokio stolniko, gal ne? A, ne? Nors gal ne. Ten mažai žmonių kažkaip talpino.
šiais metais. Jo, šiaip atrodo pakankamai maža arena. Ten rodė, kad stadione tiesiog įrodė, bet dar ten su kažkam vilkom, tai ten stadionas pilnas buvo. Ten irgi Šveicarijai, man atrodo. Blemba, nu įdomu. Bet tai palauk, ten stadionas atviras stogų buvo. Jo, ten kitas. Kuro nešalda ten jiem? Nežinau, tai gal ten šilčiau biškai. Šveicarijoje? Na. Nes Šveicarija ten eina prie... Yra, jinai Šveicarija iš ten... Nahui. Šveicarija, nahui, kur. Nes ten ir prie Italijos, prie Prancūzijos, ten vos ne visur. Šiaip eina ar būna, eina vieno vietą kaip tu. Eina Šveicarija. Vaikšto visur, ten po Italijos, visur varinėja ten pašį. Na, Zaibys. Zaibys Eurovizija man, nu ne, blėt, jisai mes, ką tą darom, jis sako, blėt, kažkoks nusideuninės. Ne, aš visiškai gerai jaučiuosi. Visiškai gerai. Šalta. Atrodo, be energijos. Šalta to, vis dar. Ne, buvo šalta. Ai, buvo šalta, dabar jau gerai jaučiuosi, viskas achujenė, nauja darbo savaitė prasideda, džiaugiuosi. Laukiu, noriu kažkaip, nežinau, norisi tas vasara ateina. Smagu, taip. O turi planų? Dopamino prisigrojęs dėl to. Turi vasarai planų. Dirbt. Jo. Dirbt. Jo, noriu vėl, blėt, labai daug šaibų įsileidau per šitus nedarbo metus beveik. Tai norisi, varysiu šią savaitę. 2 turiu Kėdainiuose pasirodymą. Ten va tą showcase'ą. Kėdainiuose. Jo, tada. O performance ar praves? Performance, ne. Jo. Paskui Klaipėdoj turiu, Birželį, ten, karočiui, jūros šventį, man atrodo, giga. Ai, kur turi pagal tą temą pasiruošti? Jo. Tai reiks dar pasiruošti pagal tą temą, ten 10 minučių. Kur keiktis negalima, tai bus biški blėt sunku. Jo. Okay. Tai jo, manau, kad vasara turėtų būti. Nežinau, kaip bus, kažkaip dabar daug kas ten atšaukinėja, taip toliau sudėtingiau. Bet noriu pradėti daryti savo šaukeisus tos, kur su nedu darydom, aidinčios vasaros, ten gera vieta, viskas, tik tai žiūrėsiu, kaip kas. O planuoji daryti? Nu, planuoju, ten kalbėjau, tai Markas ir atliektų, sakė, kas Laura irgi, pavyzdžiui, atliektų, žinai, tai tokių didesnių vardų reikia, kad surinkti bilietus. Tai manau, kad jaučiu, kad darysiu, tik tai reikia geresnių orų sulauk dabar, tik orai hujovi, blėt, kaip užpisa mane. Jo, labai keista, šiaip 13. Gegužė pakankamai prastas oras. Nu, kur balandį geresnis oras negu gegužė. Šiaip jo. Tai biški keista, nes aš per savo gimtadienį jau maudydavausi. O dabar toks tai... Ai, blėt, papasakosiu. Važiavau žvejot. Aš turiu... Jo, kelią istoriją. Turiu britkelnes aš. Britkelnes, kas nežinau, tai yra kelnės, kur gali įbristi iki čia. Britkelnes, todėl ir vadinasi. Ir aš turiu tokias, ne celofaninės, žinai, bet tokias, kur jos priglunda prie kojos, jos šiltos tipo ir jos tokios tamprios. Nu, geros. Realiai kaip plaukiko tos kostiumas. Jo, kaip plaukiko kostiumas, kaip nardytojo. Tai jos ten ir kainuoja apie 1,5 soto, žinai, apie 1,5 bet aš ten jas nupirkau už 12 eurų gal. Danijoje. Pradėjau sakyti, kur aš. Nes Danija karkairė žmonės. Danija viską pirkė. Nežino, ką parduoda. Mašinų, Danija pirkė. Ne. Nežino, kai kurie ką parduoda, aš jas nusipirkau, faina būdavo labai. Tai gal ten reikia į Blusturgį nuvaryti. Ką? Gal mums ten reikia į Blusturgį nuvaryti. Tai aš ten varydavau vien tik ten, seniai Hilfigerio Maikių gali prisipirkti. O ką tu apsėsam su Hilfigerio Maikiam? Ne, bet ten populiaru labai. Ten šiaip, blėt, visko gali nusipirkti, ten labai faina. Aš ten dviračius perpardavinėjau, seniai. Pirkdavau su parodijusiu, su ten, pavyzdžiui, biškai parodijas, koksai lenciūgas ar kažkas. Aha, su vadakiam nuparduodai. Nusipirkė, nuplauni, su vadakiam supirški, kurą parduodi ten už 200%, 300%. Tai labai huienai būdavo, aš ten daug šaibų padarydavau. Tai, žodžiu, ir nuvariau, ten pasidariau video, kad čia varau su spiningauti, po taip toliau. Pagal laiką nors? Taip, leis pabaigti. Gerai, atsiprašau, gerai. Pydar, ne. Tai ir jos buvo visą laiką ten paliktos pas mamą Rusijai per žiemą, nu, tipo, per nesezoninį laikotarpį ir aš pasiėmiau jas, įbridau ir jaučiu, vanduo, kur keuros su kanavai, pasižiūriu, nes ten yra tokie kaip čia batai iki čia ir tada, tipo, jau įklijuotas tas, tipo, čia kurva čia batis skylėjo tokio dydžio, na, suka, o aš atvažiavęs, visas šlapės, nes ten dėdiesi ant rūbų, tipo, su kelnėm, su visko, kojinėm, visas kurva. Šlapės, nahui, ten nuo tokio kalno leidus, tada visa pilna klekšnė vandens, užlipau iki mašinos, klekšnė pilna. Užlipau iki mašinos, blėt, įsipurčiau, nahui, tada šokau tiesiog į paprastus batus, nuėjau ir nuo kranto žvėjau, nieko nepagau, nahui, grįžau namo ir klijavau 2 dienas kūro, tai dabar jau suklijavau, tai tikiuosi, kad tik ten skylė buvo, kad, kad daugiau nėra nei vienos skylės, tai dabar jau suklijuota ten kūro su bizon klijais tokiais, nahui. Bizon klijais? Jo, tokiais gerais ten. Tokiais gerais, bizoną. Seniai, kokį heką dar atradau, atsimenu, vaikystėje visą laiką reikėdavo susitvarkyti šliaupą. Šliaupą. Nu, kamerą, vadinkim. Kamerą reikėdavo. Šliaupą. Tu šliaupą, blėt. Nu, ne, šliaupą vadinti. Šliaupą.
Sprogo šliaupas. Kurva, koks sakingas žodis, kaip pagalvoju. Šliaupas. Reikia pakeisti šliaupą. Tėvai, gali šliaupą pakeisti. Jūs nenaudoda žodį šliaupą? Ne, kamera naudoda. Šliaupą, ble. Iš tikrųjų, koks sakingas žodis. Šliaupas, kurva. Ką tu šliaupas? Nuvažiavo stogas. Išpratėjo žmogų. Ai, čia su šliaupu daugiau vaikšto. Blet, koks sakingas žodis iš tikrųjų. Šliaupas. Kiek dar kartą Krisijus žodžiu. Nu, su bizono kleis laveka kažkokiais. Ne, tai jis ne su bizono klygiais. Šliaupam yra kamerom tie lopai tokie. Lopai. Ir žodžiu, aš būdavo vaikystėj, užpisitukliai uždėti tą lopą ir jis čiuožinėja, taip, žinai. Aha. Ir aš kokį heką suradau, aš pasiėmė plaukų feną, uždėjau tą šliaupą, ant šliaupo tiksliau tą ir lopą ir pisau, ir jis tai gražiai susilenkė ir labai taip, kaip gražiai turėtų būti. Jo, taip kaip turėtų. Blet, gal aš visą vaikystę nemokėdavau pakeisti, žinai, normaliai, nu ten išeidavo, bet ten nahui. Tai uždėjau 3 lopus ir tada užpiliau tais bizonkliais, kaip glajų padariau, žinai. Tai ten turėtų laikyti 100 metų, tai žiūrėsiu. Bet... O jeigu kažkaip kitoj kojai keurą dabar... Ne, kitoj kojai nekeurą, nes nebuvo šlapeina, žinai. O jeigu dabar nueini... Išmešiau nahui paėmęs, aš jas nusipirkčiau kitas, kurva, tiesiog. Nežinau, baisu būtų visiškai. Bet šiaip keistas jausmas vaikščiot iki bambos, karočio vandenį ir nešlap ir nešalta. Labai keistas. Geras, okei. Upeliu atsimenu jau. Namo. Ne, Danijai ten tokia upeliukai. Danijai. 9% tavo gyvenimo Danijai yra. 9% dalykų tu Danijai. Nuo 16 iki 23 Danijai praleidai. Tai blemba jo, tada logiška. Logiška, jo. Tai va. Tai va. Šliaupas, let koks sakingas žodis. Da gali patikėti. Kas? O ką jūs ger? Ką jūs nuveikėt? Pakomentuokit, parašykit. Blemba, bet aš nesuprantu, kaip tu toks produktyvus, nes aš grįžau iš darbo, aš nieko nenoriu veikti, aš iškart, blemba. Man būna, jeigu taip klausi, nesipizdavojant ir čia nebandant pagirt manęs, tipo, ir nesigiriu. Ne, nu, tai iš tikro produktyvus. Man būna tokių, aš, bled, negaliu gulėti, aš hiperaktyvus šiaip esu, bet aš negaliu gulėti, žinai, tipo, man kažkas yra, kad aš save peikiu. Būna ten suskrolini, ten šiandien ryte atsikėliau 9, išlipau iš lovos, blėt, pusė 11, žinai, bet aš tada dėl to jaučiu, kad 1,5 valandos praskrolinau, tada galvoju, blėt, reikia daryti dalykus. Reikia dabar daryti. Ir tada aš dar tokia esu pasigavęs, savo nežinau, gal kažkam pagelbės. Tu negalvoji apie tai, ką tu turėsi daryti, tu tiesiog darai. Aha. Kaip aš tau atsimeni, sakiau, tipo tą, kad va, man reikės tą, bam, nacho atsistoji ir darai, žinai. Jo, tiesiog. Kad nespėjai sumastyti. Jo, kad nespėjai sumastyti, kad tu tingi, žinai. Ir aš tiesiog nuvarėjau į tą, pavyzdžiui, sendukų turgų pasivaikščiau, viso apie susportuot. Jo, ten gal valgyti noriu, kad ne, tiesiog einu pasportavau, viskas. Tipo, žinai. Čia geras. Tai, jo, šiaip visai gal zaibys, bet, nu, kitą savaitę biški laisvesnė, žinai, kaip ir taip, tik darbas. Ne, aš kaip sakau, jeigu tik dirbti, tai man jau zaibys, tipo, nes aš po darbo grįžtu ir aš laisvas, tipo, nereikia ten važiuoti kažkur. Tai visai smagu, tai nežinau, tas produktyvumas gal taip kažkaip ir išsiaugina po biški, bet ir aš tingiu ten, nu, tipo, visai būna, žinai, čia toksai nėra, kad aš čia bent, blėt, viską darau, nu, tipo, tiesiog po truputėlį kažkaip. Norėtum dar daugiau daryti kažką? Blet, jo, norėčiau daugiau kelti YouTube'ą, norėčiau skečų pafilmuoti su tavim, žinai, jeigu taip kalbant overall, reiktų mums iš tikrųjų susitikti, blet, dieną jau kiek kartų kalbam. Gal, jo, nes kiekvieną kartą susitinkam, reikia susitikti. Atsisės, blet, parašyti ir, blet, nufilmuoti. Jo, nes aš irgi planuoju automobilį nusipirkti, taip sakant, greitų metų, tai aš galėčiau ir iki tavęs atlikti jau tada, kada. Tai kad ir nors sustaukis stoties biški yra. Nepatogu labai su to galėtume, nu, tipo, susitikti. Ir šiaip, blemba, jo, reiktų susitikti, mes draugeliai esam belin kokie reikia. Jo, ten. Užtempinėjau. Šiandien ėjau podcastą, nu, tipo, į studiją ir bičias, kuris mane, tipo, Instagram'e pasakęs, aš jo gyvai nesu matęs. Ir einam ir, blemba, aš žinau, kad jis man matytas, bet, tipo, jis taip žiūri į mane, o, Benediktas. Ir duoda, tipo, ranką ir aš, tipo, pasveikinu ir praėjau, žinai, tipo, tiesiog. Bet man taip keista buvo, tipo, nes jis atrodo, kad kaip supažįstami, tipo, bet aš jį realiam gyvenime pirmą kartą mačiau. Nu, bet čia yra, tas tau nebuvo, kai atėjo open mic'us, kur vaikšto ten, va, komikai, kuriuos tu seki ir atrodo, kad pažįstam. Ne, tai, bet aš nepriejau, o, sveikas, Grimalį, tipo, mano, nu, tipo. Aš ir gal taip nedariau, neatsimenu, galbūt, kad. Bet tas bičias, nu, tipo, jis seka Instagram'e, bet aš net nežinau, iš kur jis mane, tipo, žinai, kad jis tai seka Instagram'e? Nes prisimenu, kada pasiekė, tipo, ir buvau nuėjęs į profilį, tipo, jis ten... Tu kaip tai pasiekai, žiūri, kas seka? Būna kartais pasižiūriu, jo, nes kažkaip sudomino, tipo, tą kartą. Ir jis ten kažką susigėlį buvo įkėlęs, tipo, ar ten padėlį, ar ką ten kartu žaidė, ir aš toks, what the fuck, tipo, žiauriai keist. Bagočius?
Nu, ir tiesiog pasveikinu. Ai, ir su Garšva dar irgi mieste, tipo, blema, koks efektyvus bičias, pizda. Nes irgi pamatė mieste, kad, žinai, einu, tipo, toks nešęs raktus dešiniai rankoje, perdėjau kairę ranką, žinai. Tai parašė ranką pasveikinu, toks, bam, ir nuėjo tolyn. Tipo, nei sekundės, nei labas, nieko, tiesiog padavė ranką ir nuėjo. Žiauriai efektyvus. Nei sekundės, nei išveistino bičias. Kažkaip slabėjau gal. Gal, nežinau. Bet, nu, tipo, ar taip nebūčiau japinę, žinai, ten ir su draugė jau, bet žiauriai. Tiesiog persidėjo raktus, jau matė, kad atinu ir... Nice, zaibys. Ai, tai nežinau, ar žiūrėjot, nežinau, ar tu žiūrėjai, išėjo interviu su Lapinu. Ai, okei, nu ir kaip, kas gero interviu. Bile, žinok, taip, jeigu atvirai pasakyt, jo, čia... Galima be blėt. Galima ir be blėt. Tiesiog jeigu atvirai. Daug kas jo, ten tipo, užpisa daugam, kad čia romantizuoja žmonės išėjus, ten tipo iš kalėjimo taip toliau. Mane. Taip. Bet nebuvo faktiškai per valandą kem sakinio, su kuriuo nesutikčiau. O bičias apsiskaitęs, tai seniai, Max. Nu, daug laiko turėjo. Jo, jisai pasako, kad jisai ten, kai 9 metus vienutį buvo, jisai perskaitęs tą Harvardo psichologijos karočio vadovėlį 800 lapų. Oho. Matosi. Tikrai matosi, blėd. Ir šiaip man Sinkevičius toks, Sinkevičius matau. Aha, jo, kur interviu daro. Jis kur tokių klausimų uždavinėja toks drąsus. Žinai? Atrodo, kad nebijo mirti. Toks drąsus, žinai. Nes kur tipo Lapinas ten pasako, žinai, jau atsako klausimą. Nu, jis tipo šiaip toks keistai kalbina, žinai. Pavyzdžiui, ten Lapino paklausė, žinai, tai ir vertėjo sėdėtos 200 metų. Aišku, kad ne. Nu jo, bet žinai, jis toks paklausimas, čia nėra jau toks žiaurus klausimas, bet pasakė Lapinas, tas sėdė, ten kažką kalba. Gerai, dar paklaus. Ar vertėjo atsidėti? Ai, vėl tai būtų. Lapinas žiūri, sako, tai jau atsakiau. Nu, aš dar kartą paklausiu. Ir laukia atsakymą, žinai, toks. What the fuck? Okay. Tai įdomiai, ten jisai sudėliojo. O kiek interviu laiko? Valandą kem. Per vieną prisėdimą suvalgė. Podcastas praktiškai. Jo, bet įdomu iš tikrųjų, ten jisai, žinai, sudėliojo labai taip, nu, kas nematėt, pasižiūrėkit, čia irgi per daug neįsiplėsim jaučiu, bet... Tai ir taip pakankamai. Nustebino mane tai tikrai. Nu kaip nustebino, aš jau pirmą tą interviu, kaip mačiau, tai buvo aišku. Nu kuo tave nustebino, kas ten tokio? Blet, žiauriai iškalbus. Iškalbus, taip. Labai iškalbus, bet jis iškalbus gerąją prasme. Ne ta kurva, žinai, kur šika žodžiais, o jisai labai paaiškina dalykus subtiliai, bet taip, kad visi suprastų. Žinai, toksai, blet, jis ten, pavyzdžiui, pasako, žinai, sako, tarkim, nu čia požiūrio dalykas, sako, yra. Va, tarkim, dabar mes sėdėtumėm ir va, mano namuose, sako, dabar mažas tarakonas čia prabėgtų, žinai. Toks tarakoniukas, toks mažytis tarakonas, žinai. Ir jis surastų kažkokį trupinį, sugraukštų, galvotų, va taip. Ir mes galvotumėm, blet, koks liūdnas jo gyvenimas to tarakonu. O jis galvotų, blet, kaip zaibys, kad trupinį radau. Ir čia požiūrio dalykas, sako, supranti, kad ir tas Sinkevičius žvengia, sako, pizda, sako, žinai, sako, supranti, sako, noriu pasakyti, kad, sako, yra požiūrio dalykas, sako, mumis tai atrodo, sako, kad, tipo, jis gyvena niūrų gyvenimą, o jam atrodo, kad jis gyvena huieną gyvenimą. Ir jis, pavyzdžiui, nežino, sako, kad yra pasaulis, kad yra žemė apvali, žinai, kad yra, va, kad kažkas čia, tipo, yra sėjimas ten ar kiti dalykai. Jis tai sako, aš to nežino, mes tai žinom ir čia apie Dievą kalbėjau, žinai, kad sako, tipo, kad sako, ir mes net nebandom įsiaiškinti, sako, kai kur yra Dievas, kaip kas, sako, nes jis yra tipo toks, tipo, jis valdo viską, žinai, tipo, ir taip, ir pavyzdžiui, ten, žinai, sako, tai jūs tikinti, žinai, nu, tipo, tu tikinti, žinai, jam sako, į ką, sako, tikinti. Ir grinai mano, blėt, mintis pasakė, žinai, sako, į bažnyčią, sako, į viską. Ne, sako, aš netikiu. Aš sako, tikiu į Dievą, sako, bet, sako, atskirkim religiją, sako, nuo tikėjimų. Sako, čia yra du skirtingi dalykai. Ir jis taip dėlioja, žinai, kad, tipo, blėt, taip toks, žinai, kur ir aš taip galvoju, žinai, kad tipo, aš netikiu ten į bažnyčias, netikiu iš tus dalykų, žinai, ten įėjimą už pažinčių, taip toliau, aš tikiu, kad tipo, yra kažkas, žinai. Ir jis taip subtiliai, ble, taip sudėlioja, kad tu sėdi ir galvoji, aišku, ten yra, vas, žinai, išlenda tokių, kad... Bet... Senos panetkas išlenda? Ne, nu, ne tai, kad, nu, tai bičias, žinai, 20 metų praleidęs, tai bet toks, žinai, jisai... Nu, davai, žinai, ir labai sakiau kaip juokinga, kad gali žinot, kad žmogus pažįsta daktarą ir yra sėdėjęs, kai paklausė, sako, o tai jūs, sako, buvot pas daktarinę pavalgyti. Sako, jo, taip, o tai kas, sako, čia jūs pakvietė, kas, sako, jo, mane Henė pakvietė. Man tai yra daktaras ten Henytė, o jis Henė. Henė. Tai fainai susižiūrėjau, ką žinau, tipo, ir jisai pats nepasakoja, nes ten Sinkevičiai gerų klausimų paklausė, kai kurių sako, tipo, o kaip tu manai, dėl ko su ten fotkinas, nes jis pasako, kad su juo dahuoja žmonių fotkinas, žinai. Mačiau video irgi. Jisai sako, blemba, aš manau dėl to, tipo, kad aš po 20 metų, tipo, atbuvęs,
nepalūžęs esu, tipo, ir aš dabar, sako, gerai gyvenu, tipo, man viskas gerai, tipo, taip toliau. Ir sako, žmonės jaučiu žiūri kaip, tipo, į inspiration, žinai. Kad, tipo, kad jeigu jis, blėt, sugebėjo prieš 20 metų sėdęs, tipo, 20 metų, žinai, buvęs ir dabar, tipo, gyvena, žinai, tipo, ten va, kažkokius ten verslus galvoja ir kažką, žinai, sako, tai ir aš galiu, tipo. Gerai, bet iš kur jis tiek pinigų turi, man klausimas. Tai pradžiai ten labai gerą gyvenimą. Sako, viską jau išsikasiai. Viską, sako, išsikasiau. Sako, tai kiek išsikasiau, negaliu sakyti, Ne, tai jo žmona, matai, labai gerai, ten turi verslininkė, jisai pats irgi, žinai, verslų žmogus. Tai ten klausė, kas toliau, žinai, taip toliau, tai jisai sako, sako, noriu, tipo, kažkokį, sako, verslą kažkur, vadovauti, sako, noriu, diriguoti, žinai, tipo. Aišku, ten jie biškai nesusikalbėjo dėl sumos, žinai, paskui, sako, tai gauta 800, tai tam dirbti, kiek, sako, 800, sako, tai kiek, kad būtų gerai, tai bent jau 10. Ne, bet kad šiaip paskui jis pasakė, sako, tai jeigu mes kalbam, kad gerai būtų, žinai, tai aš manau, kad jeigu tu esi didelės įmonės direktorius, tai turi ne 10 uždirbi, žinai, tipo, tai, čia kaip gali ir normalu, žinai. Wow, bet įdomus, jeigu nematai, tai būtinai pažiūrėk ten Delfi Plus, jeigu įsiregistruoji, tai 3 dienas nemokamai gauni ir gali pažiūrėti po tą dirvą, žinai. Ir su Henytė geras tą suvalgiau, žinai, ir šitą, tai... Tai įdomu visai, žinai, jisai taip, sakau, taip išdėliojo, padėliojo, kad, negali, tipo, ten, aišku, tu neprivalai pyk, bet toks žiūri, kur, blėt, nelabai ir gali kažkaip taip išvedžiot, kad jis čia kažką kito norėjo, žinai. Tiesiai šviesiai atrodo, pasako. Aišku, mums asmeniškai tai jis nieko nepadarė, žinai, jis tiesiog yra, įvykdęs nusikaltimą ne vieną. Tai dėl to ir sėdėjau kalėjime, žinai, tipo. Taip, aišku, savo atkentėjo, savo... Jo, bet tu čia žmogaus į prezidentus nerenki, žinai, tipo. Ne, tai aš tiesiog kaip pažiūrėjau, nes visiems įdomu ten ir dahoje visi žiūri ir visi žiūrės, tipo. Tai čia visi romantizuojam, kad nori ir nenori, žinai. Vis tiek įdomu, nes žmogus iš kito pasaulio. Pasako, kaip naudojasi viskuo, žinai. Įdomu, jo. Bet... Sako, savitarnoj stovi, sako, aš nežinau, sako, tai sako, ir ką darai, sako, negėda tau, taip visai. Tau net Sinkevičius pisa. Tai negėda, tai tiesiog, blema, tu nematai tokio gyvenimo, tipo. Sako, ne, sako, tai aš 20 metų, sako, tai jeigu manęs paklauso, aš pasakau, sako, aš 20 metų kalėjime buvęs, žinai, tipo, ir viskas. Tai geras interviu, jeigu kažkas nematė, tai pažiūrėkit, tikrai rekomenduoju. Okay. Man Mikaitis iš vis Max bičas. Ne? Blet, aš nemanau, kad jis heiterių turi. Man atrodo, jis neturi heiterių. O kaip tu definini, tipo, ar turi ar neturi heiterių? Seniai. Jisai tiesiog tobulas žmogus yra. Kodėl Mikaitis tavo tobulas žmogus? Blet, aš visų pirma, tai su juo esu susipažinęs, kai feste buvau pas jį. Giminės valį? Jo, šiaip jisai geria, tai man patinka. Okay. Šiaip jis linksmas bičas, tipo jisai toks, blet, zaibys, man tai jisai patinka. Tau ne? Aš neturiu nuomonės apie žmogų. Aš tai turiu labai. Dabar tuktukų kelionį rojus iš vis. Pažiūrėkit su pana. Kaip juokingas. Su kuo? Su pana pažiūrėkit. Ar vienas gali pažiūrėti? Ne, su kuo jis daro? Tai jis važiuoja su tuo mechaniku. Neatsimenu vardu. Lukas gal? Neatsimenu. Bet tuktukas važiuoja vėl, tipo, per Indiją. Tai labai juokinga ten. Tai yra krūkas filmuoja, vienas bičas ir jie dviese. Tai oro uostė jie geriai daužo. Tiesiog jau oro uostė. Sako, dar lėktuvas nekyla, bet mes jau kylam. Taip, ką daryti, aišku, jo. Nieko nepadarysim. Ai, matai, Jonavoje darys trasą? Ne F1, o tipo lenktynių tiesiog. Lenktynių trasą jo darys. O kodėl? Nežinau, bet ten yra visų pirma kažkas tokio. Didelė trasa ten ir kartingų, ir mašinų bus, tipo, ar dvi atskirtos, ar kaip. Ir ten privatus projektas, tipo, privačios įmonės. O kodėl Jonavoje sugalvoja? Kodėl? Tai čia verslas. Tipo, jeigu jie padarys trasą, tada darys ten varžybas, arba ten, žinai, bus dalyvio mokestis, arba ten su kartingais, tipo, galėsi važiuoti. Bet kodėl Jonavoje, iš jūsų vietų Jonavoje sugalvoti? Kame čia baigės? Negalėjo prie Vilnius, prie Kauno kažkur. Taip, prie Kauno ir Jonava. 20 minučių, blėt. 20 minučių, taip arti? Jo, ten. Jeigu tu važiuoji nuo Dainavos, tai ten... Aš apie pusvalandį skaičiau. 26 minutės. Tada vis tiek turi pro šalį, pro Kauną prasukti, Kauno į verslas, biznis. Jo. Žinai, tai tipo žemės pigesnis, gal šiaip Jonava, tai iš vis gražus miestas labai. Augantis miestas. Jo, tik Jonavoje ten labai tokia priešistorinė kokia. Kokia? Ten, kaip pasakojo man, kai ten tik tai padarė tą Jonavą, iš vis kaip ten. Sukūrė Jonavą, bet ten daug važiavo mužikų. Mužikų? Iš kalinių tipo visokių, ten taip toliau, kažkaip ten kažkodėl, neatsimenu, dėl kažkokios priežasties, ten Sovietų Sąjungoje dar. Aš čia taip girdėjau, nežinau, čia tiesa, bet man tai Jonava rojus, aš ten buvęs esu kelis kartus, ilgiau tipo, ilgiau. O ką tu ten veikėjai? Tai vieną kartą buvau su praeitą darbovietę, ten buvo orientacinės, kur didžiausia nesąmonė darbovietė daryti orientacinės.
Ble. Kodėl? Nuo 9 ryto iki 5 vaikštai, kurva tiesiog. Tiesiog Ir paskui geri. Tiesiog orientuojas. Ir paskui tiesiog orientuojas. Ir paskui geri, kurva. Vienintelė gera užduotis buvo nusileisti nuo to vandens bokšto. Nes ten yra toks nusileidimas nuo vandens bokšto 3 metrus ar 4. Eik tu. Ten rimta, prie virvių, tipo, leidėsi. Prie virvių. Eik tu. Nesileidau. Baisu, ble. Išgėręs buvau. Ai, dėl to. Išgėręs esu. Bet tai palo, virvė, tipo, leidės? Nu, kaip aukštalipiai. What the fuck, o kaip ten pakilti po... Užlipė per vidų. Ai, Laiptai yra. Bliama, baisu čia, eik. Jo, aš ne... O buvo kas leidos? Jo, daug. Nu, tai yra, aš šiaip galėjau, bet bijojau, ble. O tu šiaip bijai aukščiau? Nu, kaip pasakyti, tu žinai, kad gali mirt. Tai toks ir yra, žinai, arčiausiai. Ne, bet man tai labai baisu, nu, tipo, aš čia ant stalo užlipu, man jau baisu viskas. Man jau kojas draba. Ne, aš taip tai nebijau, bet ten, jeigu buvo ant 9 aukščių kokius stogų užlipus esu buvęs, tai baisu. Nes vien žingsnis ir žinai, kad mirsi. Ir dar dažniausiai stovi prie to krašto ir galvoju, ble, dabar norėčiau žengti ir mirt. Nu, žinai. Nori nusižudytis. Ne, nu, bet tau nebūna taip. Ne, man būna, o kas jeigu, nu, jo. Jo, tu stovi, pavyzdžiui, kad man Erika yra sakius draugė, kad, sako, tau nebūna taip ir mes aiškinom, kad būna daugam čia. Tas pas, kai tu peilį, pavyzdžiui, paimi. Ir galvoju, susimėgščiau. Ble, dabar susibadysiu. Gerai būna šiaip, jau nemalonu. Man labai nutilto, kas jeigu iššokčiau dabar į vandenį. Jo, čia visiems būna, čia tas pats su tuo peiliu, tai yra, kur pasiėmė. Tu supranti, kad čia kvaila mintis neadekvati, bet... Bet ir įsigąsti, galvoju, eina, na. Jo, o kas, rimtai, o kas jeigu. Jo, dabar plėtų ką tik pagalvoju, kad aš savęs subadyt galėjau. Ten, tai jungi laivą ir... Ir tik to, ne, bet šiaip, jo, yra tokių neracionalių visiškai minčių, kur neadekvatu net pagalvotai, bet... Nu, bet čia normalu, čia žmogiškai. Jo, žmogiškai yra. Nu, tipo, gal racionalu iš tos pusės, nu, savisauga veikia, nu, tipo, tu pagalvoji, kad nedaryt taip, gal geriau. Aš kaip kažkas pasako, savisauga visą laiką pagalvoju apie tą iš Spider-Man'o, kur tam buvo čia... savisaugos, kur 8 rankas turėjau. Ai, Oktavijus. Jo, ir čia nulūžo tas, ir to nahu išprotėjo bičias. Ir savęs vos nepadūrė. Ai, su tom čiptuvais. Jo, su čiptuvais. Žinau, į filmą noriu dabar peržiūrėti. Sorry, čia labai šokinėjom. Nes ar pofik. Kokį nori pažiūrėti dabar? Būsi pamiršęs. Ne, tas, kur pasiema prostitutę ir kaip žmona būna. Nu kaip, pasiema prostitutę ir nedaro prostituškų dalykų su ją. Nežinau, kaip tai vadinasi. Tobula moteris. Ai. Tas turtingas bičas pasiema tą prostę iš gatvės. Bet tai čia senas filmas. Oi, kaip gyvenimas. Ne su Julia Roberts ar kažkuria ten. Gal. Nu jo, žodžiu, bet tipo, kad ir jie ten nesimylė, o tiesiog tipo, būna kartu, nes jiems trūksta draugijos. Ir ten paskui vyksta. Kaip čia sugalvojai dabar tai pažiūrėti? Mačiau iškarpą tik tokia labai daug filmų iškarpų yra. Ir viskas. Ir noriu pažiūrėti filmą tokį. Tu turi kažkokį filmą, kurį nori pažiūrėti? Šiaip turėjau tokį Perfect Days, kur buvo... Perfect Days? Ne, Perfect Days. Ai. Tobulas dienos. Ne, kažkaip taip, man atrodo, įsiverčia. Kino pavasaryje buvo ar praeitų metų, per LRT buvo rodę, tai pažiūrėjau, nebuvo, kad labai įspūdį paliko, nors ilgai norėjau pažiūrėti. O dabar, ką norėčiau pažiūrėti, tai nėra, nežinau, Konklavą nesenai žiūrėjau, čia dar prieš popiežiaus išrinkimą, kaip tik savaitę realiai prieš kino teatre. Dabar Konklava yra kažkoks panašus pavadinimas į maistą. Kaip yra ta blema? Baklava. Baklava, jo, ir yra... Ir Konklava yra filmas. Konklava. Tai čia apie popiežiaus rinkimą, nu, tipo, popiežiaus rinkimo procesas tas. Tai visai įdomus filmas ir po to buvo įdomu popiežiaus tą rinkimų žiūrėti, tipo, nes po to filmo ten, nes visokios dramos, viską tai įdomu ir ten žiūrėti. Blet, juokinga krikščionybei dramos, na. Jo. Nes nu, taip yra. Vyksta visokios. Tai, o tu žiūrėjai popiežiaus rinkimų? Nežiūrėjau, pocha man. Pocha, ne. Nes... Nu, taip aš ne. Ne, aš suprantu, kad tau pofik, bet tiesiog iš interesų, čia kaip Eurovizijų žiūrėti. Popiežius. Nu, tipo. Nes dabar bus 12-13 metų, kol nemirs, kol nepakratys ko arba neatsistatydins. Tai, nu, vis tiek kažkokia tai persona, žinai, tipo... Nu jo, faina, kad jaunas, iš akių matosi, kad nepis vaikų gal. Iš akių, jaunas iš akių. Nu, iš akių matosi, kad nepis vaikų gal. Nu, tipo. Kas čia žinau? Nu, daug dievė, kad ne. Tikėkimės, ne. Bet... Mama žiūri, tai ne. Jo. Linkėjimai Benedikto mamai. Jei vis dar žiūrit, labai smagu, kad mus seka toliau. Ir jei nori kažkas man padovanoti trečią fotelį panašų į šitą, arba kažkokį labai tokį iškilmingą, kad svečią galėtume man juos sėdint, parašykit. Atvažiuosim susirinksim. Jau būtų labai faina. Atvažiuosim susirinksim. Jūs fotelį visus pinigus. Padovanosim bilietą į... Jau per Maiką, į šaukeisą. Į Airiją, kur... Ne, į Daniją.
Ne, nedovanosim. Nedovanosim. Jūs mums dovanokit labai, ačiū. Jeigu dabar galit, tikrai labai- nieks nedarės. Labai prašau, reikia. Jo, tai popiežius naują išrinko, tu matei kažką apie jį? Ne, mačiau, kad koks ten kaip jis pasidino, Julium? Leo. Leo. Amerikietis. Jo, amerikietis. Jaunas, Pop Leo. kaip popiežius, šiam keliu. Jo, visai jaunas amerikietis, anti-Trump. Tai visai. A, ne? Visai, Oi, laimėjimas. Trumpai. Jo. Tai šiaip visai nieko. Ten dėl karo iškart pasisakė, tipo, kad blogai Rusija piskit nahui, tipo, Taip ir mes lietuviškai, kur. Ei, Rusija, piskit nahui. Gerai, nahui. Gerai, pisam, tai pasakė. Užsakykit tik 7 man. Ką mums daryti? Popiežius pasakė, reikia klausyti. Jo, popiežius pasakė, popiežius. Kaip ir atsitraukiam tada, tai tiek reikalų tada. Jo. Tai smagu, tipo, kad išrinko popiežių, smagu, kad vyksta dalykai. Nu, aš konstatuoju dalykus, smagu, man patinka. Man patinka konstatuoti. Tiesiog faktus sakyt, faktus. Nu. Bliau, dabar neišeina normaliai. Aš negaliu esam. Kairė duodu kaip šikninis. Kaip šikninis, pe galų varom. Šiaip Eurovizijoje buvo nedaug šitų. Aha, bet auditorijai buvo labai daug. Jeigu su kamera rodo kažką... Ir biški buvo dar tas, kad aš nieko neturiu prieš, bet mane užpisa, kai aš negaliu pasakyti, ar vyras ar moteris. Tas Nemo buvo. Nemo ten kurva. Stovi, sakau, čia bičas ar pana, nahui. Sako bičas. Bičas, jo. Tai nahui, kaip pana apsirengęs. Nu tai o kas tau tokio? Nieko, bet man užpisa, kad aš negaliu pasakyti. O kam tau tada kitas pasakyt? buvo tas baltas visas, išbalęs, tas visas, kur baltais užsidažęs, kur nesidentifikuoja nei jis, nei ji. Nu nahui. Pyksta, Ledinaitis pyksta. Ne, viskas gerai, bet jūs suraskite tada kažkokį žodį, kad aš galėčiau apibūdinti. Aha, nėra dabar tokių žodžių, kad galėtum. Nu, yra, bet gražus. Ne, nu ta prasme. Suraskit žodžių, pilno žodžių, tikrai. Amerikai, žinai, Anglijoje tipo yra they. They, them, jo. They, them. Jo. Kaip gerai, jie. Jie. O them. Jie. Tai jie. Nu tipo. Tai. Į kokį tuliką tu eini? Jų. Kurva. Aš tai esu už viską, kad įteisint, tiesiog taip. O tai čia podcastas, kur... Metų podcastas. O tai gensiai. Ne, nu čia nepriimkit irgi, kad čia kūro homofobas ar kažkas. Homofobas didžiausias, kokį pažįstu Lietuvos. Malon, Davidas. Nepriimkit taip, ne, čia yra satyra. Atsiriboju. Aš atsiriboju nuo šios satyra yra. Tai tiesiog sunku neina išvadinti žmonių. Išvadinti žmonių, eiktų dak. Neišvadint, neina vadint, kaip, blėt, vadint. Ai, Ledinaičio, žinai ką. Eiktų na. Ne, aš žinau, net ką. Žiūrėk, nepritarė man? Ne. Nu gerai, kaip tu manai, kokia tavo nuomonė yra? Jeigu, pavyzdžiui, yra žmogus, nei vyras, nei moteris, kaip jį kreipsiesi? Paklausčiau, kaip norėtų, kad vadinčiau. Taip, o ką? Inga. Inga? Nu tai gerai, sveiki Inga. Nu gerai, o koks vardas tokio žmogaus tada? Kokia galūnė? Ta prasme. Nu tai gerai, Inga negali būti nes vyriška galūnė, giminė. Ingas negali būti nes vyriška giminė galūnė. Tai koks vardas žmogaus? Taip, kaip? Tai tu sakai Inga. Nu tai gerai, bet jeigu yra ne vyras ir ne moteris. Ai, ne vyras ir ne moteris? Jo, nesidentifikuoja, koks vardas tada? Inga. Tai moteriška giminė čia. Nu, tai įžeidimas. Neįžeidimas. Įžeidė. Tai jeigu jis sako, vadink mane Inga. Kas toks sako? Inga. Ne, koks sakai žodis? Jis? Inga. Jeigu žmogus. Nu. Tas žmogus. Nori, kad... Sako, jeigu jisai sako. Tai ne, žinai, jeigu tas žmogus sako, vadink mane Inga, aš ir vadinu Inga, viskas. Nu tai gerai, bet kodėl jisai vadinasi Inga, jeigu jis vyras? Nu va. Ne. Va apie ką kalbam? Tas žmogus. Tai tu šia diskusija, nes čia ir yra esmė, kad čia... Nu, kad tu net negali kalbėti apie tą žmogų, nes turi būti giminė, blėt. Nu, nebūtinai. Be, gal neturi giminaičių visi išmirė. Koks geras. Turi būti giminė. Nu, nebūtinai. Gal išmirė. Iš galvos namų. Ne, jokavim. Čia yra satyra, humoras. Būkit jūs, ką norit, darykit, ką norit. Svarbiausia. Susinerinu.
Ką aš taip padariau? Svarbiausia- Norėjau čia kažką padaryti. Jo, norėjau kažką. Svarbiausia. Galiu pasakyti gražų monologą. Būkit jūs, ką norit, svarbiausia, nekenkit kitiems žmonėms. Teisingai? Peace, love. Jo, dabar kurva butelį susirinks. Ai, blėt, susirink. Nu, tegu būna. Nu, paim butelį ant žemės, dabar užeis kažkas, blėt. Matot, kaip manipuliuot moku. Oi, kurva. Oi, parodyk. Akvilė sponsorit, please. O, šlankščiau. Kurva. Gerai. Nu. Teisim, tada. Va, žiūrėdavo, goda, šileika, žiūri. Ką? Laužai, mikrofonus. Nieko nesulaužiau, viskas. Šiaip biškiai jaučiuosi kaip pasikėlęs toksai, kai sėdžiu, va, taip va. Kodėl? Žinai, toks, blėt, toks Balsas tipo, per daug atsipalaidavęs jaučiuosi, nes mes seniau, kai sėdėdom, tai žinai, toksai, blėt. Pasitempę buvo. Tiesiai pasitempę, žinai. Jo, matas ir iš pokalbio dabar, kad sakė biškai. Labiau pokui dar. Ne, nu, normalu, jau mes pradedam rasti viens kitą. Ką čia reiškia? Čia nesusijęs su Aš matau, tu niekur nebuvai dingęs, tu visą laiką čia buvai karas. Ne, tipo, kad, vaibą pradedam, vaibinti. Vaibint pradedam, čia skaitos, kad vaibint. Čia skaitos, kad vaibint pradedam dabar. Diskutuojam, va, diskusijos. Įdomesnės vis diskusijos tampa. Ką apie karą galvojam? Blogai, turėtų baigtis. Galėtų baigtis. Ukrainos pergalė ir tik Ukrainos pergalė. Slava ir Ukraina gerojams slava. Jo. Nu, gal linksmesnio kažką? Jungiam. Jo, davai, persirengiu ir tada. Nosi raudona, kur... Nosi raudona perukas. Nežinos Vilnaičius, kaip vadint mane. Klaunu. Aš klaunas. Aš Danijų. O kada... Tu draugas neturi? Turiu draugą. Ai, tai gerai. Kada džima? Nori kartu? Ne, ambėk tokia dviesi. Ne, dėkui. Ambėk tokia dviesi. Ne, aš kur slidinėjau ar pisami. Turi mandėlis. O kodėl klausi, kada į džimą? Nežinau, reikėtų jau. Parodį bicą. Reikėtų, sakot? Poku pečiai. Nori Maikę. Liava labai gėriškai nuskambėjo. Nori Maikę nusijau. What the fuck? Kažkas prie durų sėdėjo, čia filmuoja kažką? Čia filmuoja. Jo, seksteipą. Kodėl jau užsirakinė? Kas čia pargarsai? Tu taip įsėsi tokį garsai pas Ne, žuvėdra skrido. Žuvėdra, nematei, žuvėdra Visas- praskrido. Žuvėdra praskrido, nematei? Ne. Išpratėjau, o pizda. O šitą, kur į tą neilą, kur... Aš nežinau, kas man deda. Jo. Kas to yra? Nežinau. Bičias nenormalus, gal psichologo Sako, pagalbos? randam viens kitą, aš pradėjau savęs neberas. Man reikia save pažinti pirmą, Nu, sakyčiau. bandyk stengtis, tu daryk kažką dėl to. Gerai. Ės kada pas psichologą tu šiaip? Ne, nežadu, neplanuoju. Gerai. O tu vaikštai? Kiek filmuojam? 16. Ne. Ai, tai dar pabūnam. Dar pabūnam. O tu vaikštai? Ne. Bet esi buvęs. Mm. Sakai, kad tau Jo, užrašė. esu. Ir pas psichiatrą esu buvęs. Ok, o dėl ko? Dėl migrenų, dėl panikos atakų? Jo, dėl panikos atakų. O dėl to, kad dėl bojobas esi nesibuvęs? Ar negydo nuo... Kiek už nužudimą duoda, pagooglinkit. Lapino paklausė. Lapinska. Nenužudęs Lapinskas nieko. Ai, atsiprašau, atsiim. Biški, žiūrėk. Žiūrėk, jau mane sumaito. Što tai bazariu? Jau mane sumaito. Ką žinau, nesu buvęs. Ne dėl bajobas, įsidėjai, atsiprašau. Ne, tikrai? Negražiai nuskambėsiu. Davai, maladės. Gerbiu aš tave. Ne tavo nuomonė. Blagadariu. Tavęs negerbiu, bet nuomonę gerbiu. Ką dar palauk, mes šiandien norėjom pašnekėti. Kažką va... Tai keišiausias podcastas, aš nežinau. Ai, man Žiūri, kas nors. Esat dar pasijungę. Esat, visi čia. Huienas podcastas, viskas zaibys. Zaibys, pats geriausias podcastas Lietuvoje, prenumeruokit, skaitykit. Jo, biški, bilėt, hebras, susitarėm, nu biški prenumeruokit, susitarėm, kas vyksta. Ai, žiūriu dabar, kadangi jau turiu Teleplay, tai žiūriu Tiltą, jau pirmą peržiūrėjau, antrą žiūriu, tu matęs, ne? Nematęs, bet antram žadeikis yra. Jo, Seras. Tu praleidęs laikas su juo. Maladės, visiškai. Per Raidą podcastą kalbėjom. Jo, mes su Seru pabuvoję esam, tipo buvom ten visi ir Seras buvo. Nu, maladės, bišas, blėt. Jokingas? Visiškai, jisai seniai yra, jisai yra top 5 Lietuvos vyrų, man nuomonė. O čia iš kurios pusės? Iš Humble pusės. Gerai, top 5 tavo top vyrai. Žemaitaitis. Ne, sakėjai, Mikaitis savo labiausiai patinka. Aš pasakysiu top 5, bet nesudėliosiu nuo 1 iki 5. Nu gerai, top 5 vyrai. Tiesiog top 5 vyrai. Seras Algimantas Žadeikis. Aha.
Jau 2. Nausėda. 3. Ok, dėl to, kad prezidentas? Ar? Ne, nesvarbu dėl to. Ok. Tiesiog. Gerai. Landsbergis. 4. Jaunesnis. Jauniausias? Jauniausias. Nu, aš nežinau, kiek ten. Kiek ten jų yra? Ne, tas, kur užsienio reikalų ministras. Buvęs. Dabar žinai, kas yra dabartinis, šiaip man įdomu. Dulkys. Ne, sveikatos ministras Dulkys. Buvo. Buvęs irgi. Kaip viskas keičiasi. Keičiasi, tai girdėjai, kad valdžia pasikeitė iš vis. Girdėjau, kad į Ameriką viens iš valdžios skrido. Gerai, o tai kas dabar užsienio reikalų ministras dabartinis? Kas galėtų būti toksai? Gerai, o moteris gal? Ne, vyras. Gerai, o aš galiu pabaigti savo to 5 vyrus? Ne, pabaigsim. Vardas Kęstutis, kokia pavardė, žinai? Kleiza? Ne, Kęstutis Kleiza, Ne, Kęstutis, koks? Budrys. Budrys? Jo, ok, tai aš ir užsienio reikalų. Labai šiaip gražus vyras, ne iš gėjiškos pusės, taip tiesiog norėjau pasakyti. Labai gražų balsą turi, kaip žaidimų balsą. Jis žaidimų balsą girdės. Amžinatis, labai gaila, miręs jau. Labai gaila, labai maladėč, bet, kaip maladėč, nežinau, bet balsas tai labai panašus kaip užsienio reikalų ministro. Gerai, Davidai, grįžk prie to 5 vyrų. 4 pasakė. 4 pasakė, ne? 4 pasakė. 4 pasakė? Landsbergis, aha. 4, jo. Dar vieną trūksta. Dar vienas? Aha. Mantas Grimalis. Ok, o Airidas nesupyks tada? Ar užbrūkšnė? 6? Top 6. Top 6? Jo. Bet čia, tarsi, jeigu galėtų būti 10, tai būtų ir, tipo, ble, čia dabar sugadinau, na. Gadinai, dabar supyks. Ne, Airis ir fainas. Daug iš tikro fainų. Šiaip top 10 vyrų gal būtų. Top 10 vyrų galėčiau pasakyti. Jo. O top 10 kame, tipo, tiesiog bendrai, in general? Tiesiog mano gyvenime. Tavo gyvenime? Jo. Ne, ta prasme, žmonių, kuriem žiūri ir galvoju, blėt, maladėts. Sergej Maslobojev. Ok. Jo. Sergej Maslobojev. Tavo tėvas, kurioje vietoje? Tavo tėvas irgi. Kurioje vietoje? Tavo tėvas, kurioje vietoje būtų. Kažkur aštutai, top 5 nepatenka. Ne, sakiau, kad ne pagal. Tai gerai, bet top 5 vyrai tai nebuvo tavo tėvas. Tai aš, kad jau tai... Aš apie svetimus. Svetimus. Tai giminės, tai čia, žinai, top, pavyzdžiui, top gražiausia moteris. Mama. Ai, tai mama jau patenka. Čia iš moters dabar virškinu. Ne, tai top 5 moteris mama būtų. Be abejo. O tai top 5 vyrai nebūtų tėvų. Būtų. Ai, tai dabar jau būtų. Pakeitai dainelę dabar jau. Tavo tėvas šis veikia. Skambinat? Jo. Armijai tarnavęs garusų. Tavo irgi. O gerai, papasakok top 5 moteris. Top 5 moteris? Diora. Diora, gerai. Mano draugė. Pirmą pasakė Diora, po to draugė. Nuo svetimų pradėjau. Nuo svetimų. Mama pirmą sakė. Pirmą sakė mama, tada Diora. Aš tau kad čia neįlės tvarka. Gerai, žiūrėk, mama, draugė, Diora. Gerai, kieno Instagramą dažniau žiūri? Diora. Graži mergina. Draugė nekelia, draugė nieko nekelia, arba ką daryt. Graži mergina. Gerai. Gian. Ok. Kodėl? Dėl muzikos. Graži irgi mergina labai. Stilius labai patinka. Ir tada būtų Jurgita Jurkutė. Ok. Nes įsimylėjęs nuo vaikystės. Aha, supratau. Gerai. Irgi moterų top 10 galėčiau padaryti. Jeigu ne top 20 kurvo. Draugė iš pačių 3 vietoj. Ne, gerai. Ble, davai tu top 5 moteris. Draugė mama, Grybauskaitė. O tai draugės nebus čia tavo panos? Nes draugės mama sakei? Ne, sakiau draugė, kablelis. Sakai draugės mama. Sakiau draugė. Draugė. Mama. Grybauskaitė. Šimonytė. Ir... Pakmerį Kilkų. Pakmerį Kilkų, galim šį padaryti. Ir blemba, tavo mama gal 5 vietą. Nes laikina Reelsus, stories laikina. O, gerai, faina. Tai faina, tai todėl. Aš tavo mamos blemba neįdėjau top 5. Tai blemba, gaila. Nieko kitą kartą. Ok, fuck, Mary Kill, Grybauskaitė, Šimonytė, tavo mama. Mary, mano mama. Aha, ok. Nu čia dabar, Kill. Okay, dabar įdomu.
Šimonytė. Incest nebūtų, jo. Ne, Kil Šimonytė. Okay. Ne, nes pensijas, krizė, viską ten. Nežinau dėl ko, tiesiog. Nežinau. Nepolitikuoju. O Grybauskaitė tada, negali sakyti, kad su buvusi prezidentė kažką norėtum daryti, tai Grybauskaitė būtumėm kartu. Aha, būtumėm kartu. Okay, gerą vakarą apturėtume. Gerą vakarą, šau. Aha, supratau. Gerai. Nu jo, čia... Top toliau vyrus, aišku. Jankevičius. Nuostabus žmogus. Norbi Films. Nuostabus žmogus. Munis. Irgi Mr. Munis. Mr. Munis. Teko pabendrauti, labai fainas žmogus, šiltas. Tada McGregoras. Tas, kur Palangoje. Ne. Conor. Magomedas. Tiesiog, nesakai, pasaulio žmonės pradėti vardinti. Okay. Tai, nežinau, pasiruošęs dar ką nors. Gerai, man atrodo, pereinam prie faktų, nes aš jau nebesprantu, kas čia vyksta. Gerai, pereinam. Gerai. Nu ką? Sveiki sugrįžę. Šiandienos tema, faktas seni laidos tema. Šiandienos faktas seni. Ką? Tu galėsi tiesiog per tą prizūminti. Bandysim. Žiūrėsim. Tai net nereiks uždeinėti. Tema faktas ar melas. Norėjau padaryti mitas, bet ne taip gražiai skamba. Faktas ar melas. Tu pavadinimą podcastą. Faktas ar mitas. Ar mitas, bet... Ermitažas, paremkit. Faktas ar melas. Tai bus... Aš dabar nepagalvoju prieš kalbėdamas, todėl taip ir gavosi. Jo, tai aš kur darau pauzės biškai 2 sekundžių, tu kur, tau viskas gerai. Reikia užpildyti. Reikia užpildyti eterį iškart. Taip, tai padariau. Yra čia keli faktai, keli melai. Kur aš nebemoku kalbėti, kas man yra. Yra populiarūs mitai ir vieni yra tiesa, kiti melas. Okay, kažką panašaus esam turėję jau, ar ne? Jo, kažką. Ok, nice. Šiaip... Nu, ką, norėjai? Labai gražiai pasistengiai padaryti. Ačiū labai. Tikrai daugiau stengiasi negu podcast'ą montuodamas praeitą. Tai nesumontavau šis, tai ką tu čia. Jo, ką, jūs stengiasi per naktį sėdėjau. Šis šiaip 3-4 naktį sėdėjau ir iš tiek neišėjo ir gavau siūlus. Šiaip daug darbo įdomi podcast'us. Paremkit, prašau. Šiaip tikrai nemažai, nebemėgiu naktų, Davidas praleido, nes man neišėjo. Vieną, 2. Gerai. Bananai yra uogos, o braškės ne. Visų pirma, pagirsiu, kad padarei taip simple. Kad ne kaip pas mane dahoje teksto, ten sudėtinga ir visa kita. Tai labai džiaugiuosi, gal ir žmonėms biškai bus įdomiau. Jo, po to, kai sužinosim ar faktas ar melas, ten biškai ilgesnis paaiškinimas, bet šitas teiginys yra tiesa ar melas. Faktas ar melas. Faktas ar mitas. Senis. Mes pabaigėm viens kito. Seni mintis, pabaigėm viens kito. Tu nahui, deportuokit mane. Bananai yra uogos. Nu, kurva tikrai ne. Aha. Vaisiai yra bananai, o braškės yra uogos. Aha. Jo, braškės. Pomidorai yra. Strawberry. Berry, oga. O oga? Oga. Oga. Oba, kurva, oplena. Aha. O pomidorai? Pomidorai yra vaisiai. Aha. Jo, tai čia yra melas. Kurva, jeigu čia yra tiesa, nukirskit kairę ranką. Gerai, ruoš kairę ranką, nes tai yra faktas. Iškirpsi ten, kur sakau? Ne, kirsim ranką. Pagal botaninį apibrėžimą bananai atitinka uogų kriterijus, o braškės ne, nes jų sėklos yra išorė, matai kaip. Ir čia po kairė yra braškės. Ir daržovė. Ir braškės labai panašios yra vieną vaikų knygų autorių Tomą Dirgėlą, tai todėl jį įdėjau. Nepanašus tau šitas į tas braškės? Nu gerai, tą kairę braškę gal panašu, kur aukščiau yra. Jo. Su akinukais viskas šypsena. Okay. Jis dalyvavo... Braškės čia be akinių būna. Kurva. Ar aš debilas esu? Ar man čia sofrenija yra, ar kas? Braškės be akinių būna. Braškės jau, čia dažniausiai kiek esu matęs braškės be akinių būna. Jo, nu. Tai ko čia... Labai mažai akiniai būtų. Tai tu tiesiog sukūrei braškę panašų kitą žmogų ir sakai, tau jie nepanašus? O tai nepanašus. Tai panašus, bet jei laukuosis. Jeigu laukuosis, tikčiau neskaičiu, jeigu tu panašus į braškę. Nu gerai, tarkim. Pavagiau tą. Šiaip akuienai padarė, ten kol kas žaviuosi labai ir padarimą ir žaviuosi šiaip, kad galim sėdėti ir kurva normaliai. Smagu girdėti. Šnekėt, na. Tikiuosi rekordinau. Pysim dabar po 2 per savaitę, na. Ne, tikrai tiek. Tikrai ne. Blet, palauk,
šitą intro įdėk. Tikrųjų, čia kurva veikia. Veikia čia iš... POV, kažką darom kitaip negu įprastai. Nu, tai kertam tavo kairę ranką, nes pasikalbėjai. Nu, tai kirs. Ir ką ten yra žverankos, nu, kas toliau. Jo, šiaip tas pomidoras iš tikrųjų yra vaisius, bet į vaisių salotas nedėtum pomidorą. Ne, vaisių salotų net nesuvalgęs. Aš irgi. Keiščiausias dalykas, kur saldis ir jo, o čia, nu, botaniniai apibrėžimai taip pat, tai, žinai, faktiškai... Nu, nepasiginčysi. Nepasiginčysi. Ne mūsų protom ginčytis. Bet, nu, yra įprasta, braškė, ten uoga, avietė irgi uoga, avietė. Popa uoga. Kas? Popa uoga. Gerai. Naudojame tik 10% savo smegenų. Kurva, jei šitas bus tiesa, tai pisau laimę, aš pasakysiu. Pisai laimę? O draugas net ir. Jo. Ne, nesąmonė. Nu, nesąmonė. Ten 10% savo smegenų, tai čia kada miegant? O kaip tu galvoji, kiek naudojam savo procentų smegenų? Nu, manau, kad virš 8. Virš 8? Nu, kiti gal virš 5. Tu neatrodo iš viską naudoji. Ne, ką įdėjai? 8x3. Kiek? 8x3. Kaip sakėt? 8x3. 2 kažkiek. 26? Nu, kur durnas? Ne, palauk. 8 plus 8, 16 plus 8. Ai, 24, atsiprašau. O taip ir norėjau sakyti. Gerai, dar paklausk. Nebandyk. Dar paklausk. 7x3. 2-1. O, nice. Nu, štai tik 3 sekundės. 6x9. 5-4. Nes su 6 tai atkalės, kur. Jo. Gerai, 3x4. 12. Šitą irgi. O, gerai. 3x28. Pats nežinau jau šitą. 3x28. Palauk. 7-6. Ai, po. 3x28, 7-6. Ne, dabar 8-2. Nu tai palauk, atsiprašau. Jo, 8-2. 8-4. 3x28, 8-4. Sakiau 3x7. Tai vis tiek ne taip, palauk, kiek? Gerai, žmonėm neįdomu, blėt. Nemokam daugybės lentelės. Nemokam. Ne, nu, neatsimenu. Niekas nedaugina iš 2-8. Aš rašyti nemoku. Ar esat matę, kad Jonukas nusipirko 2-8 kažką? Bananus 3 kartus. Bananus lietuviškai nebėra. Šiaulietiškas akcentas. Bananus. Kelmės akcentas. Ok, tai tiesa, faktas. Ne, tiesa, tiesai. Tikrai, net nežinau, kodėl idėjai. Melas. Čia yra labai populiarus mitas, bet smegenų skenavimai rodo aktyvumą visame smegenų plote, net ir miegant. Nu, nepilnai pasikūręs aktyvumas, nu, tipo, nėra 100%, bet net ir miegant. Paukščiai kaip skrenda, dauguma paukščių vieną pusrutulį užmerkia vieną akį, skrenda vieną akim ir vieną pusrutulį ilsina ir tada atvirkščiai gali nuskristi po 4. Kitaip į šiltus kraštus nenuskrisi? Ne, tai gali su pertrauku. Su persėdimai. Su persėdimai. Pasnaudė. O žinai, kodėl paukščiai į pietus keliauja, kai žiemą būna? Nes vakarienę pavalgė? Jo, gerai. Rimtai? Nes galvoju, čia toks tavo humoras. Ne, čia ne apie nieką, čia tiesiog. Ai, gerai. Nu, nes šilta, blėt, dėl to keliauja. Šilta? Nu, dabar tai vėsoka. Tai ko negrįžo? Grįžtagi, blėt. Vės, tai negali grįžti, vėsugi. Tai kaip atvėsta grįžta, kai šilta pasidaro grįžta. Nu. Tai dabar negali grįžti, dabar šalta vis dar. Nu, tai negrįžta dabar. Nu, tai tu sakei jau grįžta. Bilietai gal brangus. Bilietai brangus, tai tu dabar sakei, kad grįžta jau. Nu, aš nesakiau, kad dabar grįžta, blėt. Sakei. Atsukit, na. Atsukit. O man įdomu, būna, tipo, balandis į Ryanair, kokį bagažą įskrenda ir toks savo, blėt. Blėt, ir tu klausi, ar nors vienas paukštis yra lėktuvus skridęs? Manau, kad yra. Manau, kad koks experiences būtų geras. Blėt, jo, kur tu skuru išlipi. Blėt, net nereikėjo skrist. Kur aš Marokė? Marokė toks. Nepažįstu šitų paukščių. Ką jūs? Vanagai skraido, what the fuck. Man įdomu, blėt, kaip, pavyzdžiui, atskrenda paukščiai iš Lietuvos į Afriką, tarkim, ne? Aha. Ar jie... O afrikiniai paukščiai tokie, kas, tie čia? Jo, ką, tu čia kurva? Iš kur būsi? Pasą turi? Ai, from Lithuania, be occupied. Alright. Pasą turi? Liava, šiaip įdomu, paukščių gyvenimas. Tai kastas turi būti vis tiek. Jo. Bema, paukščiai kaip nemoka valgyti. Esi matęs, kaip gatvėje paukštis? Davai, nukrypstam. Kaip tai labai įdomi. Gerai, kaip paukštis valgo gatvėje kažką. Ne, jūs paima kažką batoną. Jis įsimeta ir... Jis tiesiog valgo, kasniuką vieną atsikanda, išmeta batoną, nahu, į 3 km kitą pusę. Nemoka valgyti. Karpo ir jis paskui nuvaro pasiema. Bet jam labai lakstyti daug reikia. Nu, bet jau kaip tu kitaip, jeigu jis taip darys, tai jis iš šono. O varna paima, tipo, vieną kasnį atsikanda. Ir toliau valgo, tipo. O balandis nusimeta aukštyn. Tai gerai, pavyzdžiui, šunys ir katės irgi nekontroliuoja po vieną ima.
Taip, su liežuviu. Nu, normaliai. O balandis nemoka. Balandis pasiimtų kulšelę, tiesiog, išmeta tolyn. Debilas, gerai. Jei balandžiai žiūri. Balandis 10% net nenaudoja, neturi iš smegenų. Durnas. Gerai, žaibas niekada netrenkia į tą pačią vietą 2 kartus. Netiesa visiškai. Net nediskutuojam, tikrai netiesa. Kodėl netiesa? Nu, netiesa, neįmanoma. Yra kitus žmonės 2 kartus nupisė vienu per 5 minutės. Per 5 minutės? Jo. Čia nesąmonė būtų per 5 minutės. Ta prasme. Gerai. Mel. Žaibas nuogės. Tikiti čiau. Čiau. Kaip klašaunu, kaip siestapė. Žaibas dažnai trenkia į tą pačią vietą, ypač jaušius objektus. Logiška labai. Jo, nu čia toksai, kur, tipo, bandai durnais mus laikyti visus, bet... Tai tik tave? Ne. Su Hebra. Mūsų Hebra. Su mano followeriu. O yra kada nors šalia tavęs žaibas trenkęs? Yra. Praeitais metais. Zakopanės O kalnuose. labai arti, tipo. Ai, kai lipa į kalną. Senė kaip arti. Ir paskui sužinojom, kad prieš 4 metus ten yra mirę 7 žmonės. Nes lipo į tą... Noriu sakyti, Gibraltarą, kur Gievonta, ir ten yra tokia metalinė grandinė. Ir piso į tą grandinę, mirė 4 vaikai, man atrodo, 2 suaugę, o kitus dar spėjo atgriebti, karoči. Tai žiauru, mes lipom ir buvo užėjo audra belė kokia, nes kalnuose permainingas oras. Ir piso žaibas, prie pat visiškai nahui ten faktiškai, nežinau, kur už 100 metrų ir belė koks griaustinis, jūs net neįsivaizduojate, koks garsas yra griaustinis. Gerai, antrą kartą piso ten pat. Gerai, antrą kartą šovė. Šmikis bilda. Gerai, buvo antrą kartą į tą pačią vietą. Tai paneigiam ką tik šitą. Jo, praktiškai paneigiam. Praktiškai negali būti, kad žaibas į tą pačią vietą 2 kartus. Negali, nes man nebuvo. Tai, ne, gali, ta prasme gali tikrai čia. Nu, tipo, tu paleisų žaibolai, čia dabar vaikščio, tai va taip, vanachui, nu ir blėt. Iš lėktuvės skrendi. Kaip veikia žaibolodis, paaiškink man. Traukia žaibą. Ir tada įžemina jį. Traukia žaibą. Toks krūtinė rodo, o žaibė tik čia. Įdyka minė. O žaibas toks, o man... Ne, žaibolodis jau čia... Man svarbiausia, dušį. Netrenksi, netraukime. A kak siski? Siski karšau. Это главное, душа. Geriausias video, nahui. Rusiškas? Jo, lieva. Blet, aš žinok, kai kurias dainas... Mėgsti rusiškus dalykus? Ne, blet. Kai kurias dainas... Tavo tėvas tarnavo? Pydaras, kur. Mano tėvas geležinė vilkė tarnavo, blet. Geležinė vilkė? Taip, geležinė vilko kuopa. O surudijas dabar jau, ar dar ne? Girdėt, ką jis apie Lietuvos kariuomenę kalba? Sen. Ne, tai tu tavo tėvas... Šiaip labai įdomu, biškai nukrypsiu, buvo 1000-mečio vaikai dabar šitam poligone. Nu, ne poligone. Šiaulių aviacijos bazė. Jo, Zapiški, ar ne? Zapiškis? Ne. Atsiem. Zakniuosi. Nu, tai netoli buvo. Netoli Zapiški. Jo, tai labai faina ten. Faina buvo. Kad daug informacijos sužinau labai, bet jie vaikai protingi. Protingi vaikai, gerai. Taip, traškindamas pirštus gali susirgti artritu. Tiesa. Aš palauk. O tu šiaip traškini pirštus? Bet kai tu... ASMR. Tu taip, kai traškai, tai gali ne artritu susirgti, tiesiog susilaužyti pirštus. Tu durnas. Atrodo, to jis tikrai... Ne, aš šiaip nemoku traškyti, bet va išėjo. What the fuck, okei. Tai manai, kad melas? Tiesa, 100% tiesa, bet gali būti, kad bus ir melas, bet tiesa. Melas. Kurva. Nėra mokslinio įrodymo, kad tai sukelia artritą. Tai garsas... Šiaip per fotkiai. Tas garsas tai sprogtintis dujų burbuliukai sąnariuose. Kaip tu kurva išgūglinai iš tą nuotrauką dabar? Kaip išgūglinai? Kaip dar šiai fingers video close? Tu nežinai, iš kur šitas yra? Ne. Čia yra iš šnipų vaikučių, Spy Kids. Net nematęs gal? Buvo filmas. Ten su Antonijo Banderas, tipo, ir ten jo vaikai, tipo, šnipai yra. Okay. Jie, tipo, šnipai, o jų vaikai šnipų vaikučiai. Ten varė. Logiška, ne? Šiaip pizda, šiaip man tai, ne. Tuo metu, kai žiūrėjau, tai atrodo labai įspūdingai, dabar labai tie efektai, pasenė, tipo, pakankamai. Ble, čia atrodo kaip iš Half-Life, kur žaidimo kažkoks tai monstras. Šiaip jo. Pirštas. Bet labai populiarus šitas yra mitas, tipo, kad jeigu tuos pirštus traiškai pirštus kaip? Traiškai? Traškinimas. Pirštų traškinimas. Bet čia kurva reikia jo skaidrių, kad galėtų pasakyti sakinį. Man jau perkaitas smegenis. Aš Danija. Nes man prisimenu, viena mokytoja irgi sakė, kad artritas bus. Nu, nebus. Seniai man sakydavo, blet, kaip užpiso pradėjau sakinį ir pamirštų, nahui. Kas yra? Atsingiu. Na, tiesiog išjungė. Aš biškai atsakymą. Man sakydavo, žinai, kokį dalyką.
kad jeigu šniurkščioji, va tai va, darai, gali mirt. Aha. Netiesa. Gali mirti, kas gali atsitikti per daug oro. Tipo, kažkaip, kad į smegenis pripūsis narglių, gal, blėt, aš nežinau, kaip čia veikia. Pripūsis narglių, įsikišti smegenis. Šiaip palauk, nosis yra surišta su smegenim? Ne. O kodėl, kai iš nosis kraujas bėga ir taip užverti, gali mirti, nes į smegenis subėgs kraujas? Kažkur tu išgirdai šitą? Taip, mus visą laiką mokindavo, kad reikia, kai bėga kraujas iš nosis, užvers galvą. Užverst? Nu tu kurva, kur tu augęs, aš nesuprantu. Visą laiką... Tu ką tik sakei, mirsi, jeigu užversi. Nu tai tas ir esmė, kad mus visą laiką mokino, kai tau pradeda bėgti kraujas, užvers galvą. Nu. O dabar jau yra seniai prieš kurą 5-7 metus įrodyta, kad jokiais būdais negali taip daryti, nes tu mirsi, nahui. Nemirsi, sen. Nu mirsi, nes tau, nu ta prasme, yra šansas, kad mirsi. Taip, visada yra šansas. Tu dabar išeisi, blėtime podcast'ą, to gali nutrenkti mašiną. Yra šansas, kad mirsi. Suka, negaliu, nahui, diskutuoti. Nu nesąmonė. Nu supranti, ką noriu pasakyti, blėt. Suprantu, bet nesąmonė. Sąmonė, blėt, pakomentuok. Pasprint gali nebent. Tu kaip, nesubėgs, nieks nieko. Subėgs į smegenis. Nesubėgs, nejuokauk, durnas. Kaip tau subėgs į smegenis? Esmė yra tokia, kad mus seniau mokino. Tau taip va per gerklį bėgs. Tau per gerklį, čia va subėga, yra nosis ertmė ir sueina į gerklį. Nu, ten yra skylė tokia. Nu. Bet tai tu nori pasakyti, kad daugiau niekur neįeina? Ne. Tai kaip tu užduodi dalykus tada? Tu pagūgni. Ką, kaip užduodi dalykus? Tai yra kvapų receptoriai. O kur jie sueina į smegenis, neina? Neina, nu tai yra nerviniai galiukai, nu tai kažkiek nerviniai galiukai, kurva. Esmė yra tokia, nu kurva. Negali mirti, nu čia nesąmonė. Nu aišku, dabar jau tipo yra... Jau kai paimė ragelį į rankas, tai jau kurva. Sako, kad tu turi, jeigu bėga kraujas, nu tipo taip laikyti nosį. Nu, seniau sakydavo, kad turi užvers galvą. Sakydavo šitą, bet kad gali mirti, čia nesąmonė. Tai jeigu visi taip darydavo, visiems sakydavo taip daryti, nieks nemirė. Nu, bet didesnis šansas yra, blečia, tas pats, kai tu kurva nuo peršalimo irgi gali mirti. Dėl to reikia išėjus, blėt, suprakaitavus kaklą užsidengti, nahui. Tai ta esmė, kad tu gali mirti, bet tai čia nėra, kad tu mirsi iš karto. Bet tiesiog, kad yra daug pavojingiau taip daryti. Netikiu. Žiūrėk, ar kai bėga iš nosies kraujas, užvertus galvą, yra galimybė, kad nupis mašiną. Galimybė, kad mirsi. Na taip, anahui. Taip, yra situacijų, kai kraujavimas iš nosies gali būti pavojingas gyvybei, tačiau daugeliu atveju kraujavimas iš nosies nėra mirtinas. Vis dėlto kai kurios aplinkybės gali padidinti riziką. Jeigu kraujas stipriai bėga ir žmogus atsigula, ypač užverčia galvą, kraujas gali subėgti į gerklę ir plaučius. Nu tai gerai. Ava. Tai gali sukelti užspringimą, kvėpavimo sutrikimą, netgi uždusimą. Aha. O kaip aš tau Deividai sakiau? Nesakiau, kad tau per gerklę, kad tu gali tiesiog paspringti. Ne tai aš tau sakiau. Kaip tau subėgsi smegenis, Deividai Ledinavičiau? Deividai Ledinavičiau, tu prakeiktas abugėlį. Šlepat. Ne šlepa, kaip? Klipat. Tavo draugė mediciną studijuoja ir tu tokį dalyką čia dabar ištrauki. Nu, žiauru. Ne, kraujas iš nosies negali sveikti smegenis. Nu, tai va, nu tai apie ką mes kalbam? Gerai, viskas. Užverčiam šį lapą, nebetverskam lapą, atgal reikia judėti prie sekančio fakto arba mito. Užtek. Pasikaidinai. Pasigaidinai, lygioj vietai. Nu čia pasidebilinau. Kokia durna? Pasidebilinau. Ne, aš visą laiką galvojau, kad čia va tipo yra, žinai, ir... Ne, čia yra sinusai, tipo. Gali tau sinusitas būti čia kažkaip. To mėlynį ten kur va būtų. Ką? To mėlynį. Vybų aš tai. Ne, gerai, sorry. Bet ir jūs daug sužinojot. Ja. Prieš lietų galima užuosti jo kvapą. Taip. Man tikrai. Tau kurva galima ne tik kvapą užuosti, man atrodo, tu gali užuosti kiek lis. Ar daug lis? Aš iš anksto galiu užuosti tikrai. Tiesa. Kodėl taip manai? Manau dėl to, visų pirma, tai jeigu paukščiai su karatus, tai tikrai lis. Gerai, bet čia apie užuodimą. Tai gerai, palauk, daeisim. Nu, davai, eik. Tai... Ko sėdi? Manau, kad 100% tiesa yra. Pažiūrėsim, kodėl. Netiesa dabar jau sakiau? Tiesa sakiau. Ai. Kurva, Kebra. Ne, bet tai dėl ko? Kurva. Dėl ko? Ką aš žinau, na, kaip manai, kaip tai veikia? Ne, nu aš manau, kad tai veikia. Blet, aš žinai, apie ką galvoju, dabar atvarai pasakysiu. Apie tai, kad kai pradeda lyt, sukyla dulkės ir būna tas toks kvapas, žinai, kurva. Tai dabar va galvoju, nes aš sumaišiau tipo su tuo, nu nesumaišiau, bet mano smegenys taip veikia, kurios nepribėgs kraujo iš nosies, kad, blet, gal melas, na. O kaip tu manai? Tai aš dariau, aš tai žinau. Iš vaikučių parodyk, kakutės, kurva. Ką tu baravykas? Ką tu baravykas? Nu, tai sakyk. Šliaupas, kurva. Nu, šliaupėtų. Tiesa. Faktas. Oi! Šis kvapas vadinamas petriochoru ir kyla iš aliejų bei bakterijų
aktinomicetų, vien žodžiu, aktimelio kažkokį tai esančių dirboje. O kodėl giboną uždėjai? Ten mano nuotrauka. Ai, bet jau labai ta nosis tokia. Jo, kalatojas. Kaip pas mane čia... Nu, pakalatojas savo nosis. Mes augom kartu, tik atskyrė nuo 12 metų. Tam pačiam kieme, taip. Jo. Ne, net iš šeimos tos pačios. Supratau. Jo. Tai ne vien turtas visgi tu. Ne, what the fuck, dar 2 sesės turi. Žinau. Tai aišku, ne vien. O sesė žiūri podcast? Bent viena tai tikrai žiūri. Okay, šiaip kita irgi pažiūri, jo. Linkėjimai. Kai Kristoforas buvo, sakė, žiūrėjo tą podcastą su Keikūnu. Tai žiūri. Sakė, kad daug keikės. Kristis? Jo. Keikūnas. Jis daug nesikeikė. Nu, mes irgi pasikeikėm. Bibi žinau. Aš stengiuosi kiek mažiau, bet... Jo, nes žiūri pasigiminės, tai tau būtų labai malonu. Nu, tai žiūri, realiai. Tai va, faktas. Faktas pasirodo. Faktas sen. Kitą neduosi? Ne jau. Eifelio bokštas vasarą gali paugėti. Taip, žinau, metrų viršaus. Jo, nes metalas tiesiog plečiasi nuo karščio ir paauga. Ir šiaip kaip lyja, tai jisai apie 1,5 metro kojos juda. Daug juda. Ne kai lyja, kurva, kai vėjas pučia. Kai lyja. Tau nekilo klausimų, ne? Matai. Tai čia su tavim ką tu. Faktas, dėl metalo įsiplėtimo nuo karščio jis gali palgėti maždaug 15 cm. Čia smidrus įdėjai? Smidrus, nes auga, va, iš tokio mažyčio į tokį didelį. Čia, kaip sakant, frazeologizmas. Jo, iš vidutinio į labai didelį. Frazeologizmas kažkam kitam galėtų būti. Kiek sakai paauga, Liudinačiu? Ta prasme... Paauga? Eifelio bokštas. Sakiau, kai vėjas pučia, tai apie 1,5 metrų vaikštas. Aha, o paugėt. Kiek paugėt? Ne, man atrodo kažką kitokį sakai. 1,5 metro, man atrodo. Nu, daunas, kur montuosi, kaip pats matys, nesakiau. Sakiau, kai vėjas pučia. Ne, o prieš. Nesakiau 1,5 metro, kad... Sakei, gali būti karšta yra. Montuosi? Tu dabar, what the fuck, tu mane gaslightinė dabar? Peteras gaslightinė mane tu. Nesakiau, sakei. Nes sakiau, kai karšta, metalas plečiasi. Nu, kiek? Nesakiau kiek, aš neįsivaizduoju. Sakei, kiek? Bet šiaip 15 cm nedaug yra. Nedaug, visiškai. Nes 335 metrų dydžio jisai yra. Kiek? Eifelis, 335 metrų. Gerai. Didžiausias statinys Europoje. Gerai. Neskaitant ten, nu, tipo, jis ne bokštas skaitosi, metalinė konstrukcija. Nes bokštas tai mūsų aukštesnis yra, man atrodo. Televizijos. Aha. Bet to Eifelis buvo 315 metrų, tada Amerika pastatė laisvės statulą ir tada jie iškėlė anteną 20 metrų tiesiog, kad būtų vis tiek didžiausias. Nu, Europoje, ne? Nes tada laisvės statula labai svarbu. Jisai buvo tada, man atrodo, pasaulyje didžiausias, bet paskui pastatė Burj Khalifa ir tada jau nahui. Aha. Ir manau, dar daugiau statinių yra didesnių. Gerai, visi girdėjot, visi matėt. Sakė 1,5 metro. Žmogus sakė 1,5 metro. Nesakiau. Dabar pamatė 15 cm, sako, nesakiau. Nesakiau tai, blėt. Pažiūrėsiu. Kur mane užgaslaidins, aš fiziškai per daug stiprus. Ne fiziškai, morališkai. Blėt, kaip aš dabar norėčiau tau parodyti. Gerai. Auksinė žuvelė turi 3 sekundžių atmintį. Pala, ką tu man parodai norėt? Aš tą labai norėčiau. What the fuck, ne, nu kad sakei, kad 1,5 metro. Kad sakei 1,5 metro. Montuodamas pamatysi, kad nesakiau. Gerai. Iš ko kertam? Ne, tai tavo kairė ranka jau nukirsta yra. Iš ko kertam? Tu nebeturi ką kirsti. Jeigu toks užtikrintas. Iš ko kertam? Tikrai užtikrintas? Užtikrintas. Iš ko kertam tada? Iš to, kad sumontuoju šį podcastą dabar. Kaip tu sužinosi, jeigu aš montuoju? Tai dabar montuoju dabar. Ne, nu gerai. Nu nekert, nu bet sakei tikrai. Ar aš išpratėjau? 100% žinai. Jo, aš žinau 100%. Tai kertam. Tai nekertam, bet aš žinau. Ar aš ligonis? Ai, tu tiesiog... Ar aš ligonis? Gerai, einu prie kito. Auksinis žvelis turi 3 sekundžių atmintį. Šiaip žuvys tu sakei. Debilas kur. Šiaip žuvys iš vis turi 2 gal sekundžių atmintį. Tai greičiausiai, kad bus, kad žuvys turi 3 sekundžių atmintį ir čia yra teisybė. Tu durnas, what the fuck, auksinės žvelis gali prisiminti dalykus net kelis mėnesius, tipo, blėt, kaip aš autistiškai parašiau. Nu, jos gali, tipo, net kelis mėnesius prisiminti ir išmokti rutinų. Čia... Nealkoholinis. Ką? Nealkoholinis cigaras. Blėt, bet tai šiaip žuvys, tai jos ten 2 sekundžių atminį. Tu durnas, ne. Čia yra mitas sugalvotas. Propaganda. Tik į propagandą. Nu, tai gerai, apie auksinės, o apie paprastas žuvis. Irgi. Taip pat, huieną atmintį turi? Jo, huieną atmintį geresnė už tavo.
Nes nepameni, kad sakai, kad 1,5 metų. Nepamirši, kurva. Grįž namo, šiaip montuoja, kurva, už 7 dienų po filmavimo, šiandien jau montuos, kad kurva, kad galėtų matyti, kiek įsiplečia. Sakiau. Ką sakai? Kad sakei 1,5 metų. Nu, nesakiau, blėt, kad įsiplečia 1,5. Jeigu sakiau, bus liūdna ir atsiprašysiu kitam podcast'e. Gerai. Prižadu. O jeigu nesakė, tai aš neatsiprašau visiškai. Turėsi, kurva, atsiprašysiu. Neatsiprašysiu. Darysime egzekuciją, nahui. Egzekuciją. O čia kabinsim vietoj to. Jeigu, žiūrėk, davai, jeigu aš taip nesakiau, kitą podcast'ą, ar su svečiu ar be svečio sėdėsiu su šitu kurvu. Gerai. Viskas? Gerai, gerai. O koks man pliusas? Tipo. Jau sukirtom. Gerai. Viskas. Ne, o koks man pliusas? Nu, nes čia bereikalo mane kurva užpuolės būsi. Ne, bet o jeigu aš teisus, tipo, ir tu sakai. Tai aš atsiprašysiu tavęs. Tai kas man iš to? Tai tu sėdėsi, va tu sėdėsi už to. Ne, tai mes jau sukirtom. Nu, ble, tu čia kurva. Tai pas kalbas, kad nemačiau. Tai Aš nemačiau, aš negirdėjau. Blet, geras. Davai, jau įdomu. Da. Kurva, jeigu nesakiau, taip jis davo, tikrai nesakiau. Skutantis... Skutantis plaukai atauga storesni. Kurva, bugelis. Skutantis plaukai atauga storesni. Nuskusti plaukai. Ne, skutantis. Gerai. Jo. Skutantis plaukai atauga storesni. Taip. Nu. Teisybė. Teisybė? Jo, nes ta pirma barzda visai būna ožio, nuskut ir būna tada... Melas, kurva. Melas, melas, kurva, tu tiki visais mitais, na. Skutimas neįtakoja plaukų. Ko čia plečia mano plaukų? Skutimas neįtakoja plaukų istoriją ar augimo greitį. Dar čia maikė, kurva. Plauko galas atrodo bukas, todėl jis atrodo šiekšesnis. Ir įdėjau pavyzdį bukas. O kaip atrodo bukas? Bukas žmogus, ne. Pydaras į baną. Lidinavičius šokė, va kaip atrodo. Okay. Ir dėl plaukų nuskutimo tai... Lidinavičius kaip šokė, atrodo, aš jums galiu parodyti. Čia yra kaip šokime atrodo. Šokė. Čia yra šokė. Lidinavičius šokė, va. Šokė. Neįtakoja plauko istoriją, visiškai neteisingai. Tau tik taip atrodo. Tu visą gyvenimą taip tikėjai jaučiu. Gerai, ačiū. Todėl... Aš geslait, bičias tiesiog nusuždyti, kur man norėsiu. Ir man po šito pasirodyti reiks lait, kur už 5 minučių. Kokia viena nuotrauka? Geras nuotraukas atrinko, ne šį kartą. Jo, labai geras, iš tikrųjų. Pasistengiai. Duočiau pitaką, bet nenoriu. Alkoholio vartojimas sušildo kūną. Nu, sen. Tipo sušildo, ar tau atrodo, kad sušildo? O va kaip atrodo tau? Netiesa. Netiesa? Net nediskutuojam. Melas. O kaip tau atrodo? Nesvarbu, kaip atrodo. Melas. Tiesa. O, melas. Tiesa, kad melas. Tiesa, kad melas. Alkoholis sukelia kraujagyslių išsiplėtimą, todėl jaučiame šilumą, bet iš tikrųjų kūnas greičiau netenka net šilumą. Jo, taip ir kurva nušala. Monikutės naktis uždėjus. Monikutės naktis, pigiausias. Mačiau iš šono, bet jau jaučiu, kad monikutės naktis. Jo, monikutės naktis. Šiaip tiesa, nes taip ir tie benamiai sušala. Jo, nes jie man atrodo, kad šilta. Jo, bet tik kraujagyslių apgaulingas yra. Prasiplečia. Bet blet, kaip būdavo slidinėjams su tėvais, tai duodavo viniuko, kad šilčiau būtų. O kiek tuo metu buvo? 6 kokį. Bet tai čia tik taip po nepriklausomybės. Ir ką, koks šis skirtumas? Ne, nu, tai tiesiog buvo tokie papročiai. Papročiai, tradicijos tokios buvo. Nugirdit sūnų 6 metų. Ne, nugirdit tau. Lašiuką duodu. Paragą. Kada nušalta. Pasirodo melas. Pasirodo netiesa čia. Pasirodo bereikalo. Dar bereikalo čia ir ką duodu. Ir paskutinis. Klausimas, vanduo gali užvirti ir sušalti tuo pačiu metu. Išaiškink, kaip čia tiksliau turėtų. O, nu, tai paskaityk. Pasidomėk. Kura, hojelina, pydaras tiesiog, ble. Paaiškink. Aš kai žinau atsakymus, aš mandras. Nu, kad vanduo gali ir užvirti, ir sušalti. Tuo pačiu metu. Tai jeigu jis verda, jis nesušals. Aha. Jeigu šala, neužvirs. Nu. Bet jeigu ta prasme... Logiška. Jeigu tu įdėtum vieną indą į -20, o kitą įdėtum ant 9 padaręs, kad vienu metu ir užšaltų ir užvirtų? Kaip sakot? Žiūrėk, aš kaip suprantu klausimą. Tu paimi vieną rundėliuką, induką, įdedi į -20, o kitą įdedi ant kepimo, ant virimo. Kad tipo tuo pačiu metu vienam indukė šala, kitam. Vienam sušals. Ne, tam pačiam indukė. Vanduo gali užvirti su šalto pačiu metu. Tai pakankamai akivaizdus klausimas ir atsakymas. Akivaizdus čia debiliškas klausimas. Labai akivaizdus klausimas ir atsakymas. Ar taip ar ne? Nu kaip tau atrodo logiška? Ne. Nu nesąmonėgi būtų, ne? Taip. Faktas. Tai vadinama trigubuoju tašku, kuris įvyksta esant specifinėms slėgio ir temperatūros sąlygom. Vanduo ir verda, ir yra užšalęs.
Kurva specifinio slėgio ir temperatūros sąlygom. Namie turite tokius daiktus? Tai kas sakė, kad namie čia? Nu, tai čia Tu belet durnas gal apgavo. Kurva Namie taip, apgavikas. kad būt. Gerai, na, hui. Geras, ne? Nežinoj. Sako, jeigu vieną rundeliuką paimsi, ne, nu tai aišku, kad gali būti, kad taip užaugo. Nu gerai, čia prigavai. Prigavau, ne? Pasigaidinau. Pasidebilinau. Pasidebilinau. Pats keičiausias podcastas kokį... Ne, turėjom keistesnių, tikrai, kur antrą filmavom. Tas buvo keistas. Du iš eilės, nes dabar jeigu dar vieną reikėtų, tai... Na, numirtumėm abu. Pizdašiau, dabar jau... Man tai smagu buvo, labai faina, iš tikrųjų, kad galim sėdėti va ramiai savo, atsipalaidavę. Vos nesulūžė. Gerai, karoči. Debilas, na. Tai va, karoči, šiandien buvo Faktas seni. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Ačiū labai, kad peržiūrėt iki pat galo. Pasubscribinkit, jeigu nesunka, pafollowinkit kolegą Benediktą Drungelą. Pafollowinkit kolegą Davidą Liudnevičių. Faktas seni. O taip, fanahui. Kitas gal bus su svečiu greičiausiai, pasikviesim. Parašykit, ką pasikviesim. Pažiūrėkit praeitą podcastą su Airdu Jankom, žiauriai smagiai pašnekėjom, dar sėdėjom prie stalo, paskutinis buvo susėdom prie stalo, kaip sako, kaip tikri vyrai. Ir... Parašykit, ką pasikviesti. Jo, parašykit, ką norėtumėte čia pamatyti, ką pasikviesti. Ir viskas, jeigu norėtum kažką padovanoti ar duoti už dyką, drąsiai gali. Skėstom rankom Liudnevičius. Ir net Drungelai skėsta žandai iš šiknos paimtų. What the fuck, aš tai taip nesakiau. Ne, jau ką. Tai ačiū jums dar kartą visiems ir susitiksim kitą savaitę. Iki. Faktas seni. Faktas seni.